kažką naują, neįsim, nekalbėsim, žinai, bandykim prisiliesti prie tų senų dalykų, kuriuos mes visą laiką kalbam, iš tikrųjų, nu, mes gyvenam, mes jau ir pažįstam tuos dalykus. Kita vertus ir mums patiems yra labai gerai karts nuo karto atsinaujinti tai, ką mes žinome, bet daugiau kažkaip norėčiau tokius, ne į kažkokį gilį, ne į kažkokį vieną mokymą, kažkokį nerti giliai, kažkokią tai sritį, bet iškilkim į paviršių ir vėl sugrįžkim prie tų pagrindinių dalykų, tiesų, kurios yra pagrindinės, pamatinės ir kurios gali kitiem atnešti pažinimą, nes iš tikrųjų kitą sykį kalbi žmonėm, kalbi ir jie sako, aš nieko nesupratau, arba kas čia tikėjimas, kas čia dabar yra žmonės, ar, pavyzdžiui, mes, tai kaip sakant, ne bažnyčios žmonės, tie, kurie paskui lankomės, tai mes tas tiesas jau esam persismelkę, ačiū Dievui, žinai, bet yra žmonės, kurie klauso ir jie nesupranta, kas darosi, kas čia per tikėjimai, kas čia per dievai ir taip toliau. Užtat vėlgi biškį tą pradžią gal sugrįžkim, nes kas yra Dievas, ko nori tas Dievas iš mūsų, ne, arba mes ko norim iš Dievo. Ir iš tikrųjų mes visi kažkur tai kažkada, tai sakykime, ne savo gyvenime buvom toj srity, kur mes irgi buvom ieškojami, kaip ir daugelis dabar yra ieškojami žmonių, kurie ieško, iš tikrųjų ieško, žmonės nežino, ko ieško, žinai, kažkokiu supranta yra antgamtiniai kažkurie dalykai, kažkokie, kada yra kažkas daugiau negu mato ir girdi, ypatingai, žinai, kitas iki evangelizacijose, gatvėje ar kalėjime kažkur tai būni ir tu kalbi su žmogum, sako, aš netikiu jokiais dievais ir visai kita, o aš jo klausiu, sakykime, o tu tiki vis tiek kažkuom, tai ne, niekom netikiu, bet kažkada tai jei kokias kortos būriais tenais, ten pas horoskopų klausėjais ar dar kažkokių dalykų. Nu jo, buvo, sako, nu tai jeigu tu niekom netiki, kodėl tada tu kažkur tai kažko ieškai, kažkur tai kažką tai matai, nu. Ir paskui prieini prie to dalyką, kad vis dėlto jie supranta, kad yra kažkas daugiau, negu kad aš matau, galiu apčiuopti, žinai, užuosti, paragauti. Kiekvienas žmogus savo širdį iš tikrųjų visą tai supranta, kad yra tas antgamtinis gyvenimas, kad yra dvasinis pasaulis, bet jie nesupranta, kas tas dvasinis pasaulis, kur tas ir kas ir kaip ir toliau apie tas gelmes. Ir iš tikrųjų, kad tas dvasinis pasaulis yra veikiantis mūsų gyvenimuose. Ir žmonės tų dalykų nesupranta. Ir iš tikrųjų, kodėl žmogus ieško, mes kažkada, irgi, kaip sakau, visi kiekvienas, mes kažkur tai ieškojom, visi, aš manau, kad mes perėm per kažkokią dalį tos ezoterikos, ten ieškojimo pažinimą iš karto. Nu, gal yra tokių žmonių, kurie iš karto atėjo, gimė tose šeimose, kur, žinai, tikintis, maldoja, Dievo žodį skaita, į tą pažinimą tai yra palaimintos šeimos, ačiū Dievui, bet tokių yra labai, labai mažai iš tikrųjų. Daugumą visi ėjom per tos suklupimą akmenys, kaip sakant, kad mes per tas okultinės visokias praktikas, per tos ieškojimus ant gamtinių dalykų, nes matėm kažkur tai. Ir visai, kad tai svarbiausia, kai visi tie dalykai mumis vedė, jie, kaip sakant, tas dvasinis pasaulis, kadangi mes nepažinojom, ne, ir tai, kas nepriklauso Dievui, dvasiniam pasauliui priklauso šėtonui. Nėra trečios dalies, kaip sakant. Ir mūsų šėtonas, sakykime, vedžioja tie demonai taip, kaip norėjo, nes mes neturėjom pažinimo. Ne. Mums kažkokį davė ženklus, kažkokius stebuklus, žinai, ir mes bėgom paskui tos ženklus ir stebuklus, žinai. Taip ir dabar dar daugelis netgi yra, kurie netgi tikėjime, žinai, jau krikščionybė sako, aš krikščionis, žinai, ir laukia ženklų ir stebuklų iš antgamtinio pasaulio. Ir kas svarbiausia, kad tie ženklai, stebuklai vyksta kažkokie, tai, pavyzdžiui, kad ten ir, žinai, melsti šventiesiems, nu čia kaip pavyzdys, žinai, nenoriu aš dabar lysti tą sritį, bet ten pradeda melsti, žinai, šventam Antanui, kad atsirastų daiktai ten ar dar kažkas tai. Ir bumti ir atsiranda ir tokie. Ir dar paskui sako, nu va, matai, va, veikia, tai tikra. Nu tai aišku, kad tikra, aišku, kad veikia dvasinis pasaulis. Bet kas ten veikia, kas už tų dalykų, ar ten yra tiesa, ar ten Dievo valia yra tas veikimas mūsų gyvenime. Ir va taip žmonės paskui dėl ko tie nelaimingi, sudaužyti, visokios lygos, prakeikimai, visa tai yra ta pasiekmė to, ko mes renkamės. Tai va žmonės nuo toj tuštybėje gyvena, kadangi nepažįsta. Ir kadangi mes esame toj žemėje, va mūsų širdis iš tikrųjų, mes esam
gimė Dievo vaikai, Dievas mus pagimdė, Dievas dar leido, kad mes gimtume, Dievas nori, kad mes pareitume namo, Dievas žino, kad mes esame jo ir Dievas nori, kad mes pareitume namo. Todėl mes šiandien čia ir ieškome Dievo, ieškome tiesos, pažinimo, žmogaus širdyje yra įdėta ieškoti, eiti, ieškoti, žinai, nepasilikti tame, kame yra, bet ieškoti, norėti, pažinti tiesos. Nes mes esam čia laikinai, va toj, kaip sakau, ambasadoriai, čia mes atsiųsti tą žemę ir mes išeisim ir tie kūnai, kaip sakant, pasiliks, bet mūsų dvasia, jinai nueis ten, iš kur atėjo. Mes visi atėjom iš Viešpatės ir mes visi grįšim ten, iš kur atėjom. Nes norim to ar nenorim, tokie tiesa yra. Ir todėl vat, mes norime žinoti, ieškoti. Ir vat, Dievo planas visų pirma yra, aš manau, kad mes rastume jį, kad mes sužinotume jį, kad mes pažintume jį. Ne? Nes ir Dievo pagrindinis tas paliepimas yra, eikite savo mokiniam, kaip sakė, visą pasaulį, skelbkite Evangeliją, žinai, padarykite visus žemės žmonės mano mokiniais. Ne tik skelbkite, bet dar ir mano mokiniais. Ne taip, kad tik pasakyti, kad yra Dievas, antgamtinis pasaulis, yra velnis ir antgamtinis tasai pasaulis ir palikai žmogų. Ne, kad nebeklaidžiotų žmogus, rastų kelią, kad galėtų ateiti pas tėvą į namus. Jėzus atėjo tam iš šito pasaulio, iš šitą žemę, kad žmonės visus parsivestų pas tėvą į namus. Taip? Amen. Tai va, ir jo pagrindinis tikslas, kad yra, mes išmoktume. Ir todėl, va, labai svarbu, žinai, tas teisingas mūsų kelio pažinimas, kad mūsų nebedaužytų taip, kaip kažkada daužė, aš iš savo praktikos kalbu, aš jau tų ieškojimų visokiausių buvo, žinai, tų knygų prisiskaitimų ir tų galvojimų, gal taip, gal kitaip. Mes galime ieškoti taip ar taip, mes kažkada daisim, bet galime ateiti tiesiai. Tiesių kelių, žinai, yra, aišku, per šventąjį raštą. Toliau Dievas nori, kadangi mes esam jo, ne, ir mes esam tam pasaulyje, ir visus mūsų yra pagrindė šėtonas, kažkur tai vienoje ir kitoje srityje dalysai turi prieigą prie mūsų, dėl to, kadangi mes nepažįstam tiesos, mes pasirenkam ne Dievo kelionę, Dievo karalystę, bet pasirenkam velnio karalystę. Mes kažkur tai jam savo gyvenime atidarėm duris, kaip sakiau, okultizmas, ten visokie burtai, spėliojimai, ir ten mes jau einam ne į tą teritoriją, ne į Dievo teritoriją, bet savo valia, tuo nesuprasdami, neišmokę, nes žinodami, mes atidarom duris dvasiniam pasauliui ir mes įsileidžiam šėtoną. Ir kaip pasiekmė paskui mumis ateina ir ligos, kaip sakiau, ir visas nelaimės, visi prakeikimai, visi tie dalykai, kuriuos mes paskui velkamės, aišku. Ir paskui ko dar Dievas nori? Dievas nori, kad mes paskui pasirinktume jį, kai pažįstam tiesą, kad mes pasirinktume jį. Nes visą laiką mes galime ir toliau žinoti, pažinti Dievą, bet niekas mūsų gyvenime nesikeis, jeigu mes tik žinosime ir nedarysim jokių veiksmų, nieko nedarysim. Žinome žodis šventas. Dievas nori, kad mes taptume šventi. Ir vat kitiem pasauliai, pasauliečiam daleiskim, mes bažnyčiai suprantam, kas yra šventinė, bet pasakai apie žodį šventas, jiem atrodo, kad šventas tai yra ten, vat, ypatingai, kur yra išmokyti, ten šventi Antanai, šventi Petrai ir taip toliau, visi tie yra šventi, o koks aš tau galiu būti šventas, koks aš šventas, aš visas nuodėmingas, pasižiūrėk, ir tada sako, ir man Dievas negali atleisti, ir aš tada man net kalbėti nėra ko, aš iš visą ten nežinau, pateksiu ir nepateksiu, ir man, žinai, ir pasilieka tokioj, va, žinai, kaip košyvinai, kaip sakant. Ir yra didelė klaida ir velnias toj srity labai jisai bando laimėti, užimti tą teritoriją, pažinimo teritoriją, kad žmogus nenueitų, kad jisai nepasikeistų, tą šventumą neįeitų, nes pas Dievą ateiti yra kelionė. Šventėjimas, tai šventimas turime suvokti, kad šventas tai esam ne dėl savo gerų darbų mes ateinam pas Dievą. Ne dėl to, kad įvykdysim įstatymą. Nei vienas mes jo neįvykdėm ir neįvykdysim. Mes klūpom ir klūpsim ant įstatymą. Bet jo malonė buvo išlieta tam, kad mes per malonę, per tikėjimą galėtume pasikviesti Viešpatį savo širdis ir eiti jo. Šventumas tai yra, aš esu jo. Aš nusprendžiu būti jo. Šventas, kaip žmogus šventas, pašvestas. Kaip daiktą, netgi gali. Mano daiktas yra kaip daiktas. Va šis šventai mano, jis mano. Ir niekam aš jo neduosiu, niekam neleisiu sudirbti ar dar kažką. Tai bet čia, gal nelabai tas pavykęs palyginti, bet žmogus tai yra žmogus, ne daiktas. Ir jisai, jeigu jis yra Dievo, jis yra jau viskas jo daiktas, jis yra jo atpirktas. Mes turime būti jo indai, švarus indai. Stengia, aš nesakau, kad mes būsim, neklupsim, visi mes visi, kaip sakau, klumpam. Bet Dievas nori, kad mes jį pažintume kaip pilnatviškai, ne taip kaip kokį baudėją ar dar kažką, bet Dievas, jisai apie save kalba Biblijoje kaip apie tėvą.
apie mylintį tėvą, tas, kuris į save vadina, aš esu tėvas, ne jūsų tėvas, nes kad mes suvoktume taip, kaip mes mylim savo vaikus, turim šeimas, ne, Dievas mūsų iš šeimą pakvietė, į amžiną šeimą. Ir mes ateinam pas jį, grįžim pas jį kaip pas tėvą. Lygiai taip pat tėvas mes galim suvokti, kad kaip žiūrim į savo vaikus, ne? Jeigu mūsų vaikai kažkur kažką nusideda, padaro ten, žinai, kažkokią, juk mes jų nebaudžiam pragaro ar kažko, tai ne, jie mūsų vaikai ir mes juos mylim ir mes viską padarysim, kad jie nuo to nekentėtų, kad nuo nuodėmės nekentėtų. Va, Dievas lygiai taip pat, jisai mus myli ir jis iš malonės nori, kad mes sektume juo. Toliau mes įeisime, tai pasidalinsim. Ir tam mums reikia pažinti, kas yra Dievas, koks jis yra Dievas ir ko jis iš mūsų nori, kad nežinia, būtume nusipiešę vien tokį paveikslą, žinot, kaip Dievas, rūstus, baudėjas ten ir jis yra ir toks, bet jis yra toks, kaip sakant, rūstus baudėjas, nėra taip rūstus, bet jis yra teisingas, tiesa ir teisingumas. Ir jo visi įstatymai mums šiandien to žemėje veikia, kaip ir visi kiti įstatymai. Ką mes pasėjam, tą mes nupjaunam. Jeigu mes sėjam blogį, mes būtinai blogį pjausim. Nebus taip, kad mes darysim blogus darbus, o mes gyvensim čia labai gerai ir mumis tai nepersekios mūsų nuodėmės, kaip sakant. Visa tai sugrįžta lygiai taip pat ir Dievas jisai nori, kad mes visi gyventume šventai, tai pagal jo, sakykim, sukurtą planą mums. Dievas turi mums kiekvienam planą ir jis nori, kad mes sektume juo. Ne dėl to, kad mes vergai būtume juo, bet dėl to, kad jo sekti yra gera. Jis leidžia mums ir paskui kitą siekti šeimininką padaryti, šitoną savo galim padaryti šeimininku, siekti jo. Bet mes žinom, kokias pasiekmes ir kur mes atsiduriam dažniausiai. Tai va, svarbiausia labai yra pažinti tiesą, kad mes žinotume, kur einam ir kas yra Dievas. Tai vėlgi biškį remkimės šventuoju raštu, gerai, tai pradėkime nuo Jono 14 skyriaus 6 eilutė. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Ir va, kaip ir kalbėjau, Dievas mus visus nori parvesti namo ir šiandien vienintelis kelias yra tai Jėzus Kristus. Dievas už mus myli. Dievas tam, kad galėtų mus atsivesti. Atėjo į šitą žemę, tapo kūnu, atidavė savo gyvybę ir atvėrė taip kelią mums. Mums mirti fiziškai nebereikia. Mes tikėjimu priimame jo mirtį, jo nuodėmių atleidimą ir mes turim galimybę įeiti. Ir niekas nenueina pas tėvą, kaip tik per mane, kaip sako. Nei joks kitas tikėjimas, nei jokios ten Budos, Krišnos, ar ten reinkarnacijos, ar kas nors pas tėvą mumis nenuves. Jokie kiti tikėjimai mes nenueisim. Tai va, ir užtat, Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Reiškia, mes turime remtis į Dievą. Lygiai taip pat mes žinome, neskaitysiu šiandien, bet Jono pirmas skyrius, pati pradžia, kad rašo, sako, iš pradžių buvo žodis ir žodis buvo pas Dievą ir Dievas ir žodis tapo kūnu. Nepažodžiui čia pasakiau, bet vis tiek. Visi suprantam, kad žodis ir paskui tapo kūnu. Ir šitas kūnas atėjo ir apsigyveno tarp mūsų. Ir šiai dienai mes turime Bibliją, Dievo žodį, tas, kuris tapo kūnu. Biblija tai yra Dievo žodis. Dievo žodis duotas šiandien mums, per kurį mes galim eiti į tą pažinimą, į tą augimą. Ir labai svarbus dalykas krikščionybės kelioniai suprasti tokį faktorių, kad šventas raštas tai yra Dievas. Kad šitas žodis jis yra Dievas. Kad Biblija nėra paprastai knyga. Biblija, mes žinom, yra 66 knygos, didžioji dalis knygų yra Senas testamentas ir mažoji dalis yra Naujojo testamento. Tai visas Naujasis testamentas, jau sakykime, yra Jėzaus žodis. Pagrindė mes remiamės, pirmos 4 evangelijos, tai Jėzaus mokymas visą kitą. Ir pagrindinis dalykas, kaip Jėzus atėjo į šitą žemę, jis buvo jau prieš sukėlimą žemės, prieš viską, kaip raštas sako, žinot. Ir visa Biblija, netgi, kaip mes skaitom, netgi Senąjį testamentą, visi seni pranašai, visa, kas yra parašyta Biblijoje, visa yra apie Jėzų.
Aišku, mes iš karto gal to nesuprantam, bet laiko einant, jeigu mes skaitom Šventosios Dvasios įkvėptis šitą knygą, mes suprantam, kad tai yra visas apie Jėzus. Tai vienintelė knyga, kuri veda į kelią. Ir kiek yra nuostabi knyga tokia, kad jin yra antgamtinė knyga. Ji nėra, kaip pasiemi kažkokią knygą, perskaityti istoriją kažkokį ir viskas, yra antgamtinė knyga. Aišku, žinoma, mes ją galime skaityti kaip ir paprastą knygą. Ir iš tikrųjų, aš pirmas iki, kai Bibliją perskaičiau, tai perskaičiau kaip paprastą knygą. Nes aš labai norėjau visą perskaityti. Ir aš ją perskaičiau ne dėl to, galbūt ten, aišku, galbūt norėjau sužinoti daugiau visą kitą, bet aš perskaičiau dėl to, kad aš ją tik tais perskaičiau. Dėl kitų, kad aš pasakyčiau, kad aš perskaičiau Bibliją. Ir aš šiam 9 kažkur mėnesius mūčiau, bet va taip nuoširdžiai galiu pasakyti, ar ten skaičiu tas knygas, visą skaičiau ir nieko aš nesupratau. Ir Senas testamentas ten, karai, negandos, badai, visokias nesąmonės, galvoju, kur ten Dievas, kokie čia nesąmonės ir apie ką čia iš viso rašo į kam ta Biblija. Ir iš tikrųjų, pirmas iki aš ją perskaitęs, aš nieko nesupratau, antras iki aš jau tik vieną supratau, kad aš turiu paklausyti tų žmonių, kurie sako, tu nenerk ten kažkur, tai kur tau nereikia, pasiimk, sako, Naują testamentą ir ten kalba Jėzus, sako, prieš skaitydamas, sako, tu paprašyk, Dieve, čia tavo žodis ir tu man apreikšk jį, kad aš jį suprasčiau. Ir va tada pradėjau man keistis skaitimas, aš pradėjau suprasti, kad Biblija yra ne istorinė knyga, bet ji yra pritaikyta man, visų pirma man. Ne kad kažką tai pamokyti, ne kad kažkam parodyti, kad aš koks protingas, kad aš čia filosofijos dabar prisiskaičiau, dabar aš Biblijos prisiskaitysiu, dar žinosiu, kažką dar protingėsiu. Ne tam. Biblija yra gyva knyga, kuri veikia mano gyvenimo kiekvieną dieną. Biblijoje yra visi klausimai į visus gyvenimo įvykius, atvejus, visas situacijas, visus yra atsakymai Biblijai. Aišku, aš iškart ją pasiėmęs galbūt nesurasiu tos dalykus, bet jeigu aš ją pažinsiu, aš ją skaitysiu, aš domėsiuosi, aš suprasiu Dievo charakterį, Dievo principus, kas yra Dievas, kokie jo gyvenimo principai, kaip jie taikomi mano gyvenime. Ir aš galėsiu keistis į jo atvaizdą skaitydamas Bibliją. Aš galėsiu suprasti, kaip Dievas kalba man. Mes čia seniau kalbėjome ne apie Dievo kalbėjimą, kad Dievas kalba. Dvasia kalba šventoji ir kalba Dievas. Ir visų pirma, mums reikalinga tam pažinti Bibliją. Nes Biblija yra Dievo žodis ir Jėzus, kur tai atsakė, žinote, ne? Kaip pasakė, aš atsiųsiu jums šventąją dvasią ir jums nekalbės nieko naujo, tik kalbės tai, ką mokiau aš. Tai, kas yra užrašyta šventajame rašte. Tam, kad Biblija yra mums pamatas, kad mes galėtume atsispirti ir atskirti juodą nuo baltą. Nes, kaip sakiau, ne, mes gyvenam dvasiniam pasauliui, kur veikia tas antgamtinis pasaulis, kurio mes nesuprantam be Biblijos, neskaitę, nepažinę tų tiesų. Ir mumis be Biblijos gali ateiti tos dvasios klaidinančios, ne? Ir mumis gali vedžioti ir ženklus, ir stebuklus daryti mūsų gyvenime. Ir tai vyks, ir mes pradėsim tikėti, nes antgamtiniai dalykai vyks. Mes žinom, kad per tos burtus visokius, ne ta tema dabar, bet trumpai vis tiek, sakykime, žinom, kad prisikviečia per burtus tom dvasiom, pradeda veikti, kanadatas visokias, ir tai tikrai jos natūraliai, ir žmonės prisikviečia ir tų visokių dvasių, visokių demonų, kaip sakant, ir tai tikra. Bet yra ir tos dvasios, kurios apsimetusios yra, kaip po gerais darbais, po gerais gražiai ženklais, stebuklais gali net ir išgydymą duoti žmogui. Vat yra lygiai tie patys visokie, žinai, burtininkai, kurie yra ten gyda ligas. Ir netgi Jėzaus vardu tai daro, žinot, ir iš to gauna pelną, eina pas jau žmonės, žinai, tenais, jie pamuš žolelės, ten užbūrių, dar kažkokias ten padaro. Ir ta jėga ateina iš dvasinio pasaulio ir vyksta išgydymai. Ir va čia yra klaida, žmonės, tai gydo, tai reiškia gerai. Arba kai ten kažkam pasimeldžiau, atsirado daiktai, tai va, velnias atėjo pavogti, sako, čia atsirado daiktai. Tai jis tau šiandien atsirado, rytoj iš tavęs 3-4 išeis, tu už viskas mokėsi kainą. Nes dvasiniam daugui, tu kam atidarysi duris, ateis apsigyvens. Nes mes turim suvokti, kad dėl mūsų sielos vyksta kova. Kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką mes renkamės, mes stovime prieš dvasinę pasaulį kilusį. Taip čia pasakyti ir supranti. Dvasinis pasaulis jis nemiega, demonai nemiega, Dievo angelai taip pat dirba, irgi nemiega. Bet kam duodam leisti savo gyvenime valią, kam duodam galimybę veikti.
Nu, tas ir veikia. Vat kur esmė. Užtat labai svarbu mums pažinti. O, kaip sakau, Jėzus Kristus tai yra vienintelis kelias, kuris mirė už mus ir per kurį mes turim imti visas žinias. Tai, kad Jėzus atėjo mus išvesti, tai mes ir turime klausti, Dieve, kaip aš turiu daryti, kaip aš turiu gyventi, ką tavo žodis man kalba. Jo žodis tai yra Biblija, ką mes ir skaitome. Ir kito kelio, sako, nėra, tik vienintelis kelias yra Dievas, jisai, Jėzus Kristus, būni jam žinybė. Tai va, labai svarbu užtat eiti tą linkmę ir ieškoti tiesos. Ir dabar Jono 8 galim atsiversti skyrių 31-36 eilutės. Jėzus kalbėjo tikėjusiems žydams, jei jūs pasiliekate mano žodyje, iš tiesų esate mano mokiniai. Jie kalbėjo tais laikais fariziejai, kurie gyveno, ne, ir jie galvojo, kad jie žino Dievą ir jie viską pažįsta jo, ne, ir fariziejai tie. Ir mes žinom, kad tie fariziejai nukryžiavo patį Dievą. Pagonių rankomis nukryžiavo, sakykime, Dievą patys, o buvo viską žinantis, viską mokantis, ne, visus talmudus jie žinojo atmintinai. Ir jie nesuvokė atpažinti Jėzaus atėjusį žinią, ir jie žinojo, kad turi ateiti Mesijas. Ir jie net pažino. Jie karalius laukė didingo, galingo, išvažduojančius iš jų, ten, jų tautą, iš vergijų išvedančius viską. Bet nesuprato, kad jis kalbėjo, jis karalius, kuris mums jiems žinybę išvedė. Jie buvo sudėję viltis į šią žemę, bet nebuvo sudėję jiems žinybę. Kad jie buvo sudėję viltis, kai išvaduos iš tautų, ten iš romėnų, iš dar kažkokių tai išlaisvins, bet nesuvokė, kad jos turi išlaisvyti iš nuodėmių. Iš to dvasinio pasaulio vergystės. Ne fizinės vergystės, bet dvasinė. Kiekvienas žmogus yra pavergtas, yra vergas. Tik neaišku, kieno vergas. Jis gali būti vergas, Dievo vergas, bet Dievo vergu yra nuostabus gyvenimas vergystė Dievui. O yra šėtona. Ten, kaip sakiau, kur mes visą laiką šėtonės mums į vergystę paima, į priklausomybės, narkomanijas, ten rūkimai, pinigai, visi dalykai. Ir mes sukamės tam ratį. Ir vergaujam to nesuprasdami. Ir vat, būtent Dievo vergystė, kaip sakau, vat irgi tas vergas žodis yra toks mums nesuprantamas labai, nes žinom Senajam, pavyzdžiui, testamente, kada apie vergystę ir Paulius, kaip sako, aš esu vergas, žinot, apaštalas sako, aš esu Dievo vergas. Ką jis sako? Tai aš esu atsidavęs jam savo noru. Mes žinom netgi, kad vergystė seniau būdavo įstatymuose duota tokia, tu kiekvieną vergą turėjai atitarnavo 7 metus, jam tu turėjai paleisti, netgi užmokestį užmokėti. Mes nebe taip suprantam tą vergystę ir žinom, kad būdavo vergai, kurie norėdavo tais laikais savo šeimininkui tarnauti. Jie nebenorėdavo išeiti, nes jam ant tiek gerai būdavo. Nes žydai laikydavosi įstatymų ir pagal įstatymą žydui vergų būti yra nuostabi galimybė tiesiog. Nes ten tau moka algą, tu pabaigi 7 metų tarnystę, tau moka algą ir jeigu tu nenori išeiti, tu gali net atsiduoti jam visą, kaip atsimenš, prie stakos prikaldavo durį, prie durų pradurdavausi ir visi žinodavo, kad tu esi to šeimininko vergas. Ir tu kaip jo šeimos narys. Tai va tokia yra Dievo vergystė, ten visada gera, žinai, yra. Bet tai nėra vergystė, dabar visi supranta, kad tai yra kaip prievarta. Pas žydus to nebuvo, ką aš noriu pasakyti, prievartas. O pas šėtoną jau tave prigauna, jis tave veršia, jis tave apgauna, tu vergausi jau to nenorėdamas. Pavyzdžiui, į kalėjimą aš nueinu, ne, ir sakau, nes kitas iki aš pasakau, vergai jūs esate, kokie vergai, sakom mes tau, vergai, va, kaip ir čia skaitysim panašiai. Sako, aš viską galiu, ką man Dievas, aš gerai gyvenu, visą kitą. Nors iš dalies kalėjime aš matau, kad ten diduma dalis žmonių, jie eina klauso, jau jie yra kažkur tai nukrytę ir jau jie pradeda ieškoti pagalbos, nes suprato, kad mes patys negalim. Žmogus suvokė, kad aš pats negaliu, man jau reikia pagalbos. Ir kada žmogus ieško pagalbos, tada jis gali gauti pagalbos, tada jis jau įsileidžia tiesą, naują tiesą, pažinimą, jisai tada klauso. Bet jeigu žmogus, pažiūrėjau, kaip ir fariziejai buvo, jie save skaitė viską žinančiais ir tu jam nepasakysi nieką, nes jis viską žino, jo puikybė yra didesnė už tą žmogų kitą, kuris nori pasakyti gryną tiesą ir žmogus negali jos priimti, nes jis pasistato savo užtvarą tokią, to sakykim, savo aš žinau ir tu manęs nepamokysi. Ir tokia žmogus, kaip sakant, tu niekada nepakeisi, tu jam, neįdėsi, jeigu jis pats to nenorės priimti. Už tai sakau, kad labai svarbu yra būti atvira širdimi.
Nes irgi, va, kaip sakau, kitas iki, sakau, va tu sugebi, ne, tu viską gali, sakau, o rūkyti ar gali mesti? Sakau, va paimk ir va tą kancarą, ar gali mesti, jeigu tu visą gali, sako, nu negaliu, nu tai va. Tai kur tavo dievystė? Ar būtų, nu, kuris priklausoms nuo alkoholio? Nu, ar tu gali mesti? Galiu. Iki pirmo pasiūlymo jisai pasirodo, paskui nieko negaliu. Tai va apie tokią vergystę, kad žmonės, nu, mes vergaujame, jeigu anam šetonui, šeimininkui, tai mes tampam priklausomi. Ir tada jis mumis vadovauja, tai yra nuodėmės pasekmė, jinai veda į pražūtį mums. Atėmė iš mūsų džiaugsmą, laimę, šitą gyvenimą. Aišku, mes galim nueiti pas Dievo karalystę, bet Dievas mums nori pilnatvę duoti, kad mes ir šių žemė gerai gyventume, būtume laisvi ir turėtume pažadą, kad turim amžinajam gyvenimui su juo. Ir man iš tikrųjų buvo mano krikščionybės kelionėje, aš atsiversiu tuoje. Man krikščionybės kelionė, man buvo toks etapas, kad aš plaukiau, sakykime, paviršium ir nepažindamas tos tiesos, vat nueidavau ne į bažnyčią, tada buvau katalikose. Ir aš galvodavau, kad va taip turi būti visas gyvenimas gerai, va aš čia tikintis, aš čia tikiu Dievą ir čia, žinai, jau kažką žinau, pažįstu, bet gyvenu noriu taip, noriu anaip, čia va biškį leidžiu savo gyvenimui nusidėti, nes visi nusidėt, visi čia tokie, kaip čia dabar kas čia nieko tokie, žinai, čia dėl to Dievas geras, Dievas meilės, dėl to manęs į pragarą nesiūs, čia nieko baisaus, nes aš vis tiek tikiu, nes pasakyta, kas tikintis, nu, tas bus išgelbėtas. Ir aš galvojau, kada aš pats tvarkau savo gyvenimą. Vat aš taip galvojau, kad aš pats tvarkau. Ir man labai padėjo tas pažinimas, vėlgi mokymas. Kada aš suvokiu vieną tokį dabar atrodo elementarus dalykas, kad žmogus yra trilypis. Dvasia, siela ir kūnas. Mano gyvenime tai buvo kosmosas. Aš va tų dalykų asmeniškai nebandžiau suvokti ir aš jų nesuvokiau. Ir kai aš suvokiau, kai man paaiškino, kad žmogus yra trilypis ir kad aš nesu tai, kas aš esu. Kaip aš esu, tas, kas aš esu, taip, bet aš esu instaliuotas. Kad mano gyvenimą kažkas tai instaliuoja. Kad mano gyvenimas nuo kažko priklauso. Bet kai man išaiškino, kad aš pradėjau šventą raštą gilintis ir skaityti, aš suvokiau, apie ką tas yra trilypis ir kas tai yra kas. Man paaiškino, kad yra dvasia, siela ir kūnas. Žinom, kada siela ir kūną turi ir žvėris, gyvūnai, visi turi, ne? O dvasia turi tik žmogus. Bet žmogaus dvasia yra mirusi, kadangi apsigyveno nuodėmė. Nebegrįžkime į pradžios knygą, ne, apie Ievą ir Adomą visi daugmaž tai žino, bet ką aš noriu pasakyti. Ir kada mes pasikviečiam Dievą į savo širdį, sakom, Viešpatie, aš noriu tavęs, aš noriu keisti savo gyvenimą, aš noriu, kad tu mano gyvenimą valdytum. Kada aš įsileidžiu Dievą savo noru, Dievas ateina ir atgimsta mes. Įkvėpia dvasią, atgaivina mūsų dvasią ir tampa mumise dvasia gyva. Iki to vėlgi, kol buvau nusikaltėlis, sakykime, nusidėjėlis, ne, dvasia visą laiką buvo. Dievas lygiai taip pat kalbėjo. Dievas visada kalba, Dievas darė ir sąžinę. Ne? Visi mes, kai buvom nusidėjėliai, mes žinodam visą laiką, kada mes darydavom gerą ar blogą, kaip bebūtų. Jeigu tu darai blogą, ir tu kažkur viduj žinai, kad tai negera, tavęs nieks neišmokė, ar ne dėl to tu žinai, kad įstatymą tu vis tiek galvoji, kad tavęs nepagaus, žinai, jeigu ten kažką, tai jeigu ten, nusikaltimą, daleiskim, kokį nors darai, tu galvoji vis tiek, kad tavęs nepagaus. Nes tu toks gudras ir tavęs nepagaus ir tu vis tiek jį darai, bet viduj tu vis tiek žinai, kad kažkas ten negerai, kad yra sąžinė duota ir jinai kaip toks indikatorius, kad tu ne ta linkme eini, kad tau nereikia to daryti. Nes Dievo balsas visą laiką mums kalba, Dievas visą laiką mums nori, kad mes jį išgirstume. Bet kadangi mes užkietinam savo širdis,
ir mes, po truputį, užgesinam savo sąžinę ir kuo tolyn, tuo daugiau žmogus gesina savo sąžinę, jeigu pas Dievą neatsisuka ir mes pasivergiam kaip sakant, į Šėtono karalystę nueinam. Užtat trilypis, kaip supratau, tai kad yra, mano pasirinkimas yra tik tais, jeigu kai aš žinau, kad aš renkuosi, aš tada galiu rinktis. O iki tol aš nesuvokiu, kad aš galiu rinktis, kad man reikia rinktis, aš galvoju, kad aš gyvenu ir taip gyvenu ir aš renkuosi ir tą, ką aš noriu ir viskas gerai. Bet kai aš suvokiu, kad yra ir Šėtonas, kuris mane inspiruoja daryti, kad kalba Dievas, kad jis man siunčia mintis, kad jisai ateina per mano akis, per mano ausis ateina, kad aš jam galiu duris atidaryti, kad jisai mano gyvenimo užvaldo per sielą, žinai, per kūną. Aš atidarau duris, aš atidarau jam, duodu laisvę vykti savo gyvenime. Tada man pasidarė šiek tiek jau baisoka. Aš tada suvokiau, kad aš turiu kontroliuoti. Ir Dievas sako, kiekvieną mintį imkite į nelaisvę. Mes savo akis, ausis, kaip sakant, žiūrėkite, kokį maistą valgom. Pavyzdžiui, paprastą maistą tu privalgai, jeigu tenais kokių nors suraugintų ten pomidorų, dar ko nors, tau iš karto blogai pasidarys, tu apsinuodysi. Čia dvasiniam pasaulyje lygiai taip pat. Mes valgom dvasinį maistą. Arba mes dievišką malonę valgom, dieviškų maitinamės, dieviškais dalykais, tai kas yra, ko nori Dievas, kad mes meilė, gerumas, gailestingumas, savo žvilgsnį sukame ten, kur Dievas mus kviečia, mes maitinsimės, einam, daleiskim į bažnyčią, daleiskim žiūrim tenais pamokslus kažkokius, skaitom šventą raštą, tai ką moka Dievas, aišku, mes būsim pripildyti tos informacijos. Ir tada mes būsim pasileidę Dievui ir tada mumise gyvens informacijos šaltinis, jisai iš mūsų ir liesis, jau tada kitas turinys įslauka, mes jam nebeduosim vietos. Bet jeigu aš įsėdžiu prie televizoriaus, daleiskim, ir kiauras dienas įsijungęs, ten žiūriu serialus ir neleidžiu savo protui atsinaujinti, bet tenais tik tai sukas visokias melodramos, dar ten, arba kriminalai kiekvieną vakarą kaip televizijos, arba bent kokią kitą laidą įsijungti televizorių ten, tik tais pasityčios iš kažką pasmerks, kažkokią ten kitą tautą, ar dar ką nors. Dėl ko, sako, vyksta karai, vyksta pasaulyje, visokias nelaimės, dėl ko ten vieni kiti žudo visokius dalykus. Dėl to, kad jie pasirinkę žmonės tą kelią. Žmogus, jisai renkasi, ką daryti. Todėl, kad išstūmė Dievą, todėl, kad neduoda savo gyvenimui Dievui veikti, bet bando patys veikti. O kaip patys veikia, ateina egoizmas, konkurencija, tu pradedi kariauti, žinai, pradedi visokią žinią žiūrėti, vyksta dabar ypatingai karai. Ir tu žiūrėk, nori, nenori, tu įsijung televizorių, pradėk žiūrėti, tu tuoj atsistosi kažkokią pusę, tu tapsi teisėjų. Kas blogai pasielgia, kas gerai pasielgia, ką Dievas, Jėzus sako. Nebūkite teisėjai, žinai, sako, mano teismas, sako, atiduokite man, sako, aš teisėjas visų dalykų, žinai. Nes kitaip sako, neteiskite kitų žmonių, sako, atleiskite visiems jų kaltes, nes, kaip sako, jūs atleidžiate, žinau, Tėve mūsų maldą, taip sako, aš jums atleisiu jūsų kaltes. Jeigu mes atmeldžiame šitą maldą ir sakom, Tėve mūsų atleisk mums mūsų kaltes, tai pirmiausia atleidžiame savo kaltininkams. O patys turim neatleidimą, tai ką mes reiškia sakom? Dieve, neatleisk man mano kalčių, nes aš neatleidžiu rusam, jie užpuolė Ukrainą, aš neatleisiu palestinams tenais, čia kaip iš tokios, aš neatleisiu kaimynui, jisai per mano daržą ten praėjo ir dar ką nors padarė, aš to neatleisiu. Viskas. Aš teisėjas. Ir Dievas nori mumis ištraukti iš to, kad mes pažintume tiesą. Tiesą, kuri mus išlaisvina. Tiesa, Biblija, Dievo žodis, Dievas, Jėzus pats yra tiesa. Mes tik per jį galim išeiti iš tos vergystės, į kurią mes esame įpuolę. Iš tikrųjų, visi žmonės esame įpuolę. Tik po truputį, kas renkamės, Dievas mus išveda, jeigu mes to norim. Ir aš kaip sakau, būtinai mes turim žiūrėti, iš kokio mes šaltinio maitinamės. Iš ko mes valgom tą dvasinį maistą, žinai. Nes dvasinę taip pat mes valgom, tik tais neaišku, iš kurio šaltinio. Jeigu mes valgysim tą, tai mumis ir liesis tas, ką mes valgom, žinai. Tai va. Ir jau kaip mes pažįstame tiesą, tada mes jau galime, žinom, kad yra dvasinis pasaulinis, žinom, kad yra priešas velnias, žinoma yra, kad Dievas ir Dievas mums vėlgi nepalieka mūsų vienų kovos, sako kovok. O kaip kovok? Nežinau, vėlgi mes klausėm Dievo, Dieve, tai kaip man kovoti? Tai kokie tavo ginklai?
Tai kaip man su ta tamsos pasauliu, su tais kunigaikščiais kovoti dabar? Aplinkui tiek nuodėmės, tiek blogio, visur neapykanta, skausmas, ne, žiaurumai visokie, kietaširdžiai, melagiai visur, neteisybės aplinkui. Kaip man neįsivelti, Dieve, tai praktiškai neįmanoma, gyvenu valstybė, visi mane baudinėja, pinigus visiems moku, reik, nereik, prašo, ten matau neteisingus mokesčius, nu kaip man neįsivelti, kaip man neteisti, ką man dabar, nu, gerai, Dieve, viskas klausau. Tai Dievas sako, aš turiu priemonę. Ir atsiverskim Efeziečiam. 6 skyrius, nuo 10 eilutės iki 18 paskaitykim. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatie ir jo galybės jėga, apsirenkite visą Dievo ginkluotę, kad galėtumėte pasipriešinti prieš velnio klastas. Nu, va, mes matom, kad Dievo žodis, jisai mums parodo, kad yra priešas ir yra Dievo ginkluotė, kad mes galėtume prieš ką velnio klastas. Vėlgi mes matom, kad velnias vis ateina kaip? Per klastas, per melą suklaidinti žmogų, apgauti. Pirmutinis Dievo ginklas yra melas. Melas per žiniasklaidas, per kitus žmonės, jeigu mes įsileidžiame melą, ir tas melas mumise gyvena ir jisai atneša vaisių paskui. Jeigu mes priemam tą melą, mes pradedam į protą dėtis tas mintis, mes pradedam ten virti tame melė, jeigu pasiduodam, net pažįstam to melą, ir mes tampam jau velnio, kaip sakant, vergai, ir jis pamažu tempia iš tam dvasiniam pasaulyje, kabliuką užmeta, ne? Mes patikime ir tada jis po truputį veda, užtat labai svarbu neįpulti tas klastas, bet uždaryti duris iš anksto, kol dar yra laikas. Nes mes grūmėmės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių, valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje. Va, gyvenam čia, kūne, žemėje, bet mūsų priešas dvasinis danguje. Vėlgi dabar, kas nesuvokė, mes visi suvokiam, kas yra dangus, ne, apie ką čia rašo. Yra dangus, čia tas fizinis dangus, ne, kur debesis plaukia, visą kitą, ar žvaigždės matom, čia ne apie tą dangų rašom. Dvasinis pasaulis, ne, yra 3 dangus. Tai vienas dangus, daleiskim, yra tas, kur mes gyvenam. Antras dangus yra jau tasai, kur tai nėra, kad kažkur mes turim išskristi, tas dvasinis pasaulis, dangus yra va čia, dabar, tarp mūsų, va čia jis yra tas dangus. Ir čia veikia, mes esame dvasiniam tam dangui. Čia kalbama apie tai, kad yra tas dvasinis pasaulis, kur yra tamsos kunigaikštystės, tos visos, su kuo mes grūmėmės, ne, kur rašo. Su tais valdžiomis šio amžiaus tamsybių valdovais. Tamsybių valdovai. Reiškiasi, mes esam čia, yra tamsybių valdovai, mes žinom, kad kol mes gyvenam šioje žemėje, po nuopuolio velnias perėmė valdžią. Iš žmogaus buvo viskas duota Adomui, kad jisai valdytų žemę, kad jisai kurtų, darytų, buvo tas rojus, ne, ir šėtonas kaip apgavo per Ievą atėję, ir dabar šėtonas yra okupavęs šitą teritoriją dvasiniam pasaulyje. Jisai turi bet tai yra laikinai ir jis turi tik tiek, kiek mes jam leidžiam turėti. Bet kada mes pažįstam tiesą, mes nebeleidžiam jam. Ir jis nebeturi teisės, ir galių nebeturi, ir jis iš tikrųjų traukėsi iš tų teritorijų. Bet jeigu mes tai pažįstam, dėl to va čia būtent apie tai rašo, kad mes žinotume. Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktą dieną pasipriešinti ir visą atlaikę išstovėti. Imkite visų Dievo ginklų, kad galėtume piktą dieną pasipriešinti. Reiškiasi, yra piktų dienų. Yra piktų dienų, kada mus užklumpa velnias. Ne? Ta pikta diena gali būti vėlgi, kaip sakiau, visokiais būdais, kai mes net pažįstam, kada jis mūsų atakuoja, kada ateina tas, mes gyvenam toj kunigaikštystėje ir mums jisai, ta pikta diena neateina, kad kažkur tai ten, be pasiekmės. Aišku, per nuodėmę kažkur tai mumis ateina, ten duoda išbandymus, į kuriuos mes puolam per kitus žmonės. Bet vėlgi piktą dieną, matot, kas yra, mes kaip pažįstame, ne, mes galim jau atpažinti tuos dalykus. Jeigu mes su Dievu esam, mums Dievas apreiškia, kaip aš atsakau,
Jeigu ateina priešais tave kitas žmogus, ne kažkuris įsiskaudinęs ir jis ant tavęs pradeda lieti pyktį, jisai, va, tu jam kažkaip tai nepatikai, va, tu stovi ne toj vietoje, arba jie pro tave užkliuva ten pro kasuoj, kur prie parduotuvės, nu, nežinau, vėliau kur kokia nors situacija ten, ir jisai tu nieko blogo nenorėjai, o jisai ant tavęs, pyktį, pradeda lieti, žinai, ir visą kitą, ir tu, žinai, gali iš karto stovi, va, tada, va, jau čia, sakau, tas piktą dieną gali prasidėti. Velnias, šėtonas, jisai būdi ir jis tam žmogui daleidžia, kitam ateina, kadangi jis Dievo nepažįsta, jis vaikšto nuodėmiai, jį vedžioja demonai. Jisai pilnas pykčio, neapykantos ir tai ne dėl to, kad jisai žmogus blogas yra, bet dėl to, kad jį kažkas įskaudina. Bet jis tų dvasinių dalykų nepažįsta ir jį jau šėtonas veda, kaip nori, tie demonai veda. Nes jisai nepažina tiesos, kažkas jam išliejo skausmą, neapykantą ir jis visas piktas. Ir aš tada į jį, kaip sakau, jau nebežiūriu kaip į žmogų piktą. Ir aš tada, kadangi aš pažįstu tiesą, tai ką sako Dievo žodis, ir aš jau nebenoriu būti įsėjęs, ir aš žiūriu nebe savo akim, bet žiūriu kaip žiūri Jėzus. O Jėzus jis mirė už mūsų visus, už nusidėjėlius mirė, už visus kaltus, prisidaręs krūvas nuodėmių mus. Tai kaip jis gali jo nemylėti? Reiškia, aš žiūriu nebe savo akim, kaip į tą žmogų, kuris mane sužaidė, bet aš į jį žiūriu kaip į Dievo vaiką, pavergtą velnio. Ir ką aš tokiu atveju, jeigu aš pažįstu tiesą, aš jau nebepuolu jam į atlakus, ką tu nori, dabar aš tau duosiu atgal. Ne, tada aš pradedu suvokti, kad jis yra Dievo mylimas sūnus, tos pat kaip ir aš, ir jis yra paklaidintas. Ir tokiu atveju aš jį žiūriu. Aš galiu pasakyti, jeigu aš pažinsiu tiesą, aš automatiškai sakysiu, atsiprašau, aš nenorėjau, ar kažkaip tai gražiai aš pasitrauksiu. Arba paaiškinsiu, jeigu išeis kažkaip, tai žinai, ir tu tada suvoksi, kad tai yra ne tavo priešas ir tu jį neskaudys ir tada jam bus šokas ir jis atsigauna po mažu tada, kada tu jam, į piktą neatsakai piktą, bet į piktą atsakai meilę. Kada tu va toj pozicijai stovi, pažįsti tiesą, tu nebekariauji su tais demonais. Kariauji su demonais tiksliau, bet ne su žmogu. Ir tada tu, kada tu meilę parodai žmogui, demonai jie nebeturi galios įeiti tavo gyvenimą. Tavęs nebeužkrečia tas kitas žmogus ir tu uždarai duris, kada meilę parodai jam. Tu sakai ne, savo pasakai tyliai ramiai. Aišku, dažnai mes prasileidžiam dažnai, bet laiko einam po truputį, mes tobulėjam, augam, kada einam paskui su Dievu, aš savo gyvenime matau, kad pastoviai karts nuo karto pradeda kuo daugiau, tuo daugiau tos išeina kitą žmogų mylėti. Mylėti nėra taip lengva. Bet kada aš einu tuo keliu, aš turiu galimybę čia. Man patiko vienas iki, aš prie Akropolio atsimenu, sustojau irgi su Miku, žinot, kaip aikštelės yra, aš išlipau iš mašinos ir šalia kit sėdėjo, žinai, išgėręs, bet neišlipęs, biškai išgėręs ir jis iš mašinos kažkaip tai išlipau ir, veidrodžiai, prie jo veidrodžiai durelės, prisirėmė biškutį, žinai, ir išlipau taip ir einu, žinai, kavai, nieka tokia. Tas iš mašinos iššoka, manęs ką pradėjo šaukti, tu ką, durelių nemokė daryti. Ten iš tikrą lieka nebuvo, ten jam tai reikėjo viduje kažkas pasimigoti, prilies čiūčiut ir viskas, proga, žinai, žmogus. Aš atsisukau prieš jį, aš kaip žmogus toks atsisukau iš karto prieš jį. Jau galvoju, žinai, toks jau ant manęs agresyviai ateina šiau. Taip, aš nevaikštau su ta Biblija visą laiką ir tom Dievo žodžiu aš tik irgi mokus, tik gyvenu. Ir aš jau, jis ateina prie manęs ir mane greitai tokias mintis dabar, jisai ar man tremti ar palauk, galvoju, kaip čia elgtis. Pirmos mintis atėjo tokia, bet dar ačiū Dievui, kad buvo atstum, žinai. Kol aš prie jo sugrįžau, kadangi jis išbuvo iš šoko, pradėjo burbuliuoti, aš einu link jo ir paskui tas balsas. Ką darysi? Aš esu. Iš karto šventoji dvasia prakalbėjo. O viduj jau norėtų strengti. Jau norėtų strengti, atrodo, čia da išgėręs, jau toks jau pamačiuk išgėręs, reiškia, aš jau jį čia išjungsiu čia, jau aš jau didelis būsiu. Bet tas kits balsas. Ir aš nežinau, ir aš priėjau prie jo, girdi, sakau, atleis, sakau, aš nieko šito blogą nepadariau, sakau, vos ne vos. Sakau, ir aš jam taip temą, taip perkyčiau, žinai. Aš sakau, aš suprantu, kad tau kažkas neblogai pasisekė, kad kažkas negerai, aš iškart įsijungė, nebe aš, bet dvasia mane atsidarė. Aš jam sakau, aš suprantu, kad tau skauda, kad tau kažkas negerai. Ir aš tavęs nenorėjau skaudyti. Ir sakau, jeigu biškį ir sutrenkiu, sakau, aš labai atsiprašau, sakau, aš tikrai nenorėjau to. Nors iš pradžio atsisukau agresyviai linkiuoju. Jis jau irgi turbūt laukia kažko tai. Bet prie jo aš jau ir kai tai pradėjau kalbėti, dvasia pradėjo lietis.
aš atsiprašiau ir visą kitą, sakau, į ką dabar mes čia galim susimušti, susistumdyti, sakau, ir sakau, kas iš to laimės, paskui sakau, grįši namo, arba nesusistumdysim, grįši namo, tu, aš grįšim, paskui mes nueisim mėgoti, mes mėgoti ramiai negalėsim, mes visą vakarą galvosim, kaip aš turėjau pasielgti, kaip aš turėjau padaryti, kaip aš šiandien būčiau jam davęs ar nedavęs. Ir sakau, tu pažiūrėk, mumis, velns, sakau, mumis nori pagauti. Įvelti tą nerimą ir kad mes tą sėklą pasėti ir kad paskui mes virtume tam pyktį, neapykantui. Gerai, viskas tvarkoj, sako, supratau. Jis atgal į mašiną, aš į Akropolį einu, pareinu iš Akropolį ant durelių užrašyta. Atsiprašau, ant pužinos durelės buvo ir savo telefono numerį užrašė. Sako, aš labai tavęs atsiprašau kažkaip taip. Ir telefono numerį užrašė. O, galvoju, geras. Ir tai buvo laimėjimas. Tai ne mano laimėjimas, ne mano. Dievas daro tokius ženklus stebuklus. Ir čia tik vienas iš tokių liudymų. Kaip yra faina, kada tu pradedi apsirengti Dievo ginkluotę ir tu bandai tai daryti, kas parašyta, pažinimo žodį. Ne visada išeina, bet niekada ir neišeis, jeigu nepradėsi to daryti. Tu turi pradėti tai, mokytis ir daryti. Mokytis tai nėra tik žinoti teoriją. Daug kas skaito Bibliją ir tik tais mes kaip teoriją priimam ir aš žinau. Ne, to neužtenka. Kaip aš sakiau, Dievas yra žodis. Va, ir dabar tas buvo liudimas, kad yra Dievo žodis gyvas. Jeigu aš jį naudoju, jis tampa kūnu. Tai va, ačiū Dievui, va, už tokias situacijas viskas iš jo tik tos malonės ir ateina. Tad stovėkite susijuose savo strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais. Labai svarbi eilutė. Teisumo šarvais. Dažnai mes save skaitome nevertais, mes kalti, mes esame nuodėmingi ir mes duodam vietos velniui. Čia, pavyzdžiui, tinka tokia jau prie nuodėmės, kada mes esame pavergti nuodėmės, ir mes save nevertais laikom ir visa kita. Žinai, kaip aš šiandien kažkur velnias labai mumis bandai verti tokias situacijas, kad mes būtume kalti, žinai. Visą laiką kalti. Nesvarbu, kad mes kalti fiziškai, mes prasileidžiame žmonės, bet mes šiandien esame išteisinti Jėzus Kristaus krauju, jo teisumu. Kadangi Jėzus mirė ant kryžiaus, mes nebesame mes, bet mumise gyvena Dievas ir mes nebe savo teisumu teisūs, bet Jėzaus teisumu. Jeigu mes jom patikėjom, jo auka, teisumas jo mums priklauso. Ir čia vėlgi daug kas klumpa, žinai, vat, iš kitų denominacijų, sakykime taip, švelniai tariant, vat, aš nusidėjėlis, ką aš sėjau, tą aš pjaunu, vat, tai reiškia man visos lygos, Dievas daleis lygos, kad aš išventiečiau, kad aš toksai esu, aš toks blogas, dėl to, kad aš to verts esu. Ne, čia yra didelis melas. Ir kadangi mes netikim, kad Dievas mus išteisino, tai mes ir galvojam, kad mums nepriklauso nelaimės. Priklauso nelaimės tie, kas netiki, o mums nepriklauso. Velnias meluoja. Jis nori primesti, kad tau priklauso, tu nusidėjėlis, tu kalbas. Mes nebesam nusidėjėliai. Tie, kas pasikvietėm Jėzų į savo širdį, mes einam paskui jį, mes nebesam nusidėjėliai. Mes esam atpirkti jo šventų krauju. Ir šitą teisumą, jeigu mes deklaruojam dvasiniam pasauliui, demonai turi bėgti šalį. Bet tu turi tom tikrai tikėti ir išpažinti. Ir jokia priklausomybė nebeturi galios tavo kūne. Tu pasakai, eik šalin šėtonė. Aš ne savo teisumu, aš Jėzaus Kristaus krauju, jo auka, jo teisumu stoviu. Aš esu teisus. Ir tu gauni per teisumą valdžiai. Valdžiai sakinėti demonams, dvasiniam pasauliui, kad jie paklustų, kad troškimai, seksualiniai ten troškimai, ten rūkimai, alkoholizmas, visokie troškimai, jie turi pasitraukti Jėzaus Kristaus vardu. Ir visos kitos nuodėmės, ir lygos turi pasitraukti, viskas turi. Mano teisumu, ne mano to, Jėzaus teisumu, aš esu teisus per Jėzų Kristų. Labai svarbi vieta tas teisumas. Nėra nei vienas žodis parašytas šiaip su Biblijai. Ir apsiavę kojas pasiruošimu skelbti taikos evangeliją. Ir vėlgi mes matom, kad labai Dievas nori, kad mes skelbtume evangeliją, kaip aš sakiau, kadangi jis pamilo mane, jis pamilo ir kitą nusidėjėlį, kuris mano akim atrodo dabar jis yra nusidėjėlis. Bet kai aš pasižiūriu iš savęs, aš ką tik buvau dar didesnis nusidėjėlis, aš pats baisiausias buvau nusidėjėlis. Iš tikrųjų, kai aš pažiūriu tiesą, tas brolis pagal mane yra šventas iš tikrųjų. Ir jis nori, kad būtų visi išgelbėti. Dievas labai nori, kad mes skelbtume evangeliją.
O svarbiausiai pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles. Tai va, vėlgi, kaip sakiau, tikėjimo skydas, tai kada aš tikiu teisumu, tikiu Jėzus Kristaus auka, va, tikėjimas jo auka. Mūsų pagrindinis ginklas. Pasiimkite ir išgelbėjimo šalmą bei dvasios kalaviją. Tai yra Dievo žodis. Dievo žodis. Kada šėtonas mūsų atakuoja, jeigu mes skaitom šventą raštą, mes gyvenam Dievo žodį, mes klausomės pamokslų, mes lankomės bažnyčiai, skaitom šventą raštą, mokomės, klausinėjam vienas kito, kas ir kur ir kaip, analizuojam Dievo žodį, ką ne viską iš karto gali suprasti, bet mes turim galimybę augti Dievo žodyje. Labai svarbu Dievo žodį augti. Aš sakau, kaip aš džiaugiuosi už mūsų tas ląstelės, aš pats skaitau ir aš gaunu, atsiveria, nes Dievas kalba, jisai moko, tas žodis apsigyvena mumise ir jis tampa kūnu. Kada mes pažįstam per Dievo žodį visas Dievo principus, kaip viskas turi veikti ir mes žinom, kas mums priklauso, mes žinom, kad mes esam teisūs ir turim galimybę nepasiduoti šėtonui. Visada melsdamiesi dvasioje visokiojopomis maldomis ir prašymų, ištvermingai budėkite malda, užtardami visus šventuosius. Juk čia nesaka, melskite su šventuosius, kaip katalikai, nedaleiskime va šitas, aš atsiprašau, bet kad juokingai atrodo, šventieji, jie ten šventieji, čia ne šventieji, ne? Jie tik ten, tai ką, mes turim užmirusius šventuosius, kad ne, šventieji, va čia mes, tie, kas čia esam. Šventieji, tie, kurie ateina pas Dievą, jo vaikai yra šventieji, jo šeima yra šventieji. Ir mes kaip šeima turime vienas už kitą melstis, vienas kitą mylėti. Vėl ne tą temą, bet truputį. Bažnyčia yra ne šiaip savo ateiti instituciją, ten prasimelsti, ten persižegnoti ar dar kažką. Tai ne, bažnyčia yra šeima ten, kur Dievas mus nori matyti. Nes bažnyčia tu gali išmokti mylėti, gali išmokti pažinti, tu gali augti toje srityje. Nes bažnyčia yra tas sritis, kuri pakils pas Dievą, kuri nueis į amžinybę pas Dievą, ne į pragarą. Va čia apie tą šeimą kalbam. Tai būtent ta šeima. Ir jin bus daug artimesnė negu dabartinė šeima. Aišku, aš nesakau, ta šeima turi būti toj šeimoje pagal viską iš tikrųjų, bet būna visai, aišku. Bet Dievas kalba apie bažnyčią. Bažnyčia nėra pastatas, kur gražus kupolai, sienos aukštų išdabintos. Ten tik pastatas, jis tuštybė yra, tai nieko nereiškia. Bažnyčia ten, kur yra širdis, žmonės, kurie yra vienoje dvasioje. Žmogus vienoje, žmonės sako, noriu, kad būtumėt vienoje dvasioje Dievas. Tai vienoje mintyje, viename pažinime, koja į koją kartuoja, tai su Jėzumi Kristumi, jo pažinimu, ieškojime. Mes bažnyčiai galime augti tiesoje, kas yra svarbiausia. Mes ateinam visi irgi iš skirtingų, sakykime, gyvenimo mokyklų ir visą kitą atėjom, bet mes prieinam prie vienos tiesos. Dėl ko prieinam? Dėl to, kad mes einam į vieną tiesą. Mes klausim. Ir jeigu mes nesuprantam, mes nesakom, čia tavo tiesa, mano, pas mumis nėra tavo tiesa, mano tiesa. Bažnyčia yra viena tiesa, Jėzus Kristus. Mes tada atsisėdam ir mes aiškinamės, ką norėjo Jėzus pasakyti, kur yra tiesa, kokia yra tiesa. Bažnyčia nėra institucija, kuri turi daryti taip ar kitaip. Ne, bažnyčia yra kaip šeima. Tu ateini, tu mokaisi, tu augi, laisva valia, tu turi galimybę paklausti, tu turi galimybę sužinoti. Tai nėra uzurpuota valdžia kažkokia. Tai va. Ir kaip sakiau jau vėlgi, danguje visą laiką vyksta teismas. Vyksta teismas. Ir teismas tas nėra, kaip sakiau, kad mumis nuteis. Tas teismas žmonės dabar galvoja, kaip irgi kalėjime buvau su kaliniukais, irgi apie tą kalbėjau dalyką. Teismas tai įsivaizduoja, kad tu padarei blogą ir reiškia, dabar tave nueisi pas Dievą į teismą ir dabar tave nuteis. Tai yra taip, bet ne tik tai. Teismas tai yra ta vieta, kur tu pasimsi ne tik tais blogą, bet ir gerą.
šioje žemėje nėra teismo už gerus darbus. Šioje žemėje nėra, už tą žmonės negali suprasti. Jis sako, ypatingai kalėjime, jiems galvoja, koks teismas, sako, aš sakau, o aš ateisiu apdovanojimą pasiimti. Man Dievas paruošė apdovanojimus. Nes aš leidžiu jam manyje gyventi. Ir ne už savo gerus darbus, bet kad leidau Dievui manyje veikti. Taip pat mane naudoja, mano geri darbai ir yra. Bet aš negaliu daryti gerų darbų iš savęs. Nu, aš galiu daryti, bet jie nebus tada, kaip sakant, jie nebus iš meilės. Va kas yra, noriu pasakyti. Kad aš turiu meilę ir darau darbus iš meilės. Aš už tuos darbus ateisiu pasiimti apdovanojimą. Jeigu aš ateisiu darysiu gerus darbus dėl to, kad kitų akise pasirodyti gerai, jie sudegs, jie yra nulis. Jeigu aš ateisiu save parodyti, koks aš protingas ir koks aš šiandien žinantis ar dar ką nors, visą tai sudegs, yra tuštybė. Bet jeigu aš atėjau iš meilės, aš jums daleiskim kalbu iš meilės, nes tu Dievas nori. Aš jūs myliu, gal aš nemyliu fiziškai, taip, nesugebu dar, taip, bet aš myliu iš tikrųjų, aš manau, kad aš myliu, bet vis tiek yra žmogiškumas, tai žinai. Ir aš žinau, kad Dievas myli. Ir aš iš meilės Dievui leidžiu jam veikti, darau tai, ką jis nori. Aš dažnai darau to, ko nenoriu. Bet darau dėl to, kad Jėzus nori, nes aš jį myliu. Ir aš žinau, kad jis myli tos žmonės, pas kuriuos aš einu. Nu, aš ėjau į kalėjimą ir iš tikrųjų man atsiboda iki gyvos galvos ten, kur sėdėm, žinai, sėdė, mes jau daug metų einam ir jie tie patys žmonės, supranti. Ir aš pas juos nueinu ir sakau, ir tas pats per tą patį, aš jau priliūdė, tiek prisikalbėję, tiek visą kitą. Ir tu matai, kažkaip tai nėra to tokio augimo, žinot, kaip tikiesi, tu žinai. Nu, aišku, jis yra tas augimas, bet žinai, man tas žmogiškums nori, kad jie užaugtų, greit suprastų viską ir taip toliau. Ir aš vieną vakarą išėjau irgi vėl į maldą, vaikštau pas save po kaimą ir man atintas trečiadienis vėl į kalėjimą ir aš sakau, Dieve, aš pavargau, aš gal nebeisiu pas juos, aš nebenoriu eiti, sakau, vėl tas pats per tą patį. Pas tuos, kur atvednau, jūs, karts nuo kartą, kur keičia, žinot, tai mes vieną trečiadienį einam iki gyvos galvos, o kitą trečiadienį būn nuteistieji. Tai jie keičias karts nuo kartą, jie priėm, liūdėms ir tu kažkaip tai eini, kaip ir nesudėdi vilčių, o čia tu ateini ir tu sudėdi viltis ir tu lauki, kol kažkas keisi, žinai. Ir aš ateinu prie Dievo ir vėl, Dievui sakau, aš jau pavargau, sakau, nebenoriu vėl tą patį su jais. Ir balsą vietoj girdžiu, sako, bet aš juos myliu taip pat kaip ir tave. Ir mane taip nuginklavo, Dieve, sakau, ačiū, eisiu. Sakau, eisiu. Ir būtent tą dieną, kai nuėjau, taip reikėjo manęs ten, taip reikėjo. Taip pat buvo tokia situacija, kai tarpusavį ten susipyko ir mane sako, Gintarai, tai kaip man elgti, sako. Ir vat galiu netgi paliūdėti tą situaciją. Aš ateinu ir vienas iš jų sako, vat mes buvom krepšinio aikštelėje, vat vienas iš jų man iš kamuolio į veidą paleido, sako, aš jam atgal nepuoliau atiduoti, sako, duoti atgal jam į veidą, sako, aš paėmiau, jam pasakiau, dabar tu manęs atsiprašyk, sako, žinai. Ir sakė, kaip Gintarai turbūt juk sako, vat, aš jiem tą žodį visą laiką sakau, pažink tiesą ir tiesa padarys tave laisvą, sakau. A jie matai fiziškai tiesiogiai priėmė, pažink tiesą, va tu sakai, sako, pažink tiesą, tai va dabar tiesa tai reiškia, jis turi pasakyti, turi iškelti paviršių ir turi visi aiškinti šitą situaciją, sako. Dabar reiškia, jis jeigu kaltas, turi manęs atsiprašyti, tai tiesiogiai. Aš sakau, apie kokią tu tiesą kalbėjai? Tiesa yra ta, kad tu jį nori visų akyse pažeminti, kad jis tavęs atsiprašytų. Jis tavį skaudina, bet kokia yra tiesa, tu turi nusižeminti visų pirma. Ir ką Dievo žodis sako? Jeigu turi ką nors prieš savo brolį, palik auką, padėk ją, eik atsiprašyk jo ir tada sugrįžęs atneši man paaukos auką. Ta auka tai yra ateisi į maldą, ateisi į bendravimą, vėl vakare, pavyzdžiui, jeigu susitikiu su kuo nors, aš einu į maldą, aš neturiu ramybės. Dievas sako, eik susitaikyk. Ateisi į maldą, turėsi ramybę ir tada galėsim kalbėti su manim, su Dievu. Malda yra bendrystė su Dievu. Ir jisai tada, turbūt nesuvokė iš karto, bet sako, aš negaliu, bet tai kaip, sakau, bet tai Dievas nenori jo pažeminti. Kad atsiprašyti, gali ir atsiprašyti, bet tu eik, tu susitaikyk. Jeigu tu susitaikysi, ateis ramybė, tada ir pas jį ateis ramybė ir tu turi daryti žingsnį. Dievo žodis yra ne tam, kad tu jį mokytum, bet kad tu jį priimtum. Lyg jis ir priėmė visą kitą, nežinau, bet šitą situaciją suvokiau iš tikrųjų, kad buvo tai Dievo duota ir iš tikrųjų man labai patinka, ir ant tiek jie tokie, kitas iki, žinai, ten
nueini tie, kur naujus atveda, jie tokie vat ir savo teisumus rodo, ir tokias puikybės, tu matai, kaip iškyla, žinai, ir kokie jie stiprus ir visa kita, va, kaip ir šį buvau trečiadienį, sako, vienas tai sako, oi čia krikščionybė, sako, silpniesiams. Kodėl? Nu, kad jūs patys nieko negalite, o ką tu skaitai, sakau, stiprumą tą, kad tu čia stiprus, kam nors užvožt gali, čia dar ką nors, ne? O kas yra tikra jėga, sakau, ar tu sugebėsi pažvelgti savo vidų ir pripažinti, kur tu esi silpnas? Jo, sako, gal ir ne viską galiu, nu. Tai va čia tai yra jėga, pažvelgti savo vidų, atpažink tiesą ir tiesa padarys tave laisvą. Tai yra reikalų pažiūrėti savo vidų, kur tu esi. Lengvai velnias visą laiką rodo į kitus, žiūrėk į tą, aną. O Dievas sako, pažiūrėk į save, pažink tiesą. O aš ateisiu, aš tada Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Aš ateisiu su savo žodžiu, su Biblija, su Dievo žodžiu, su šventąja dvasia ir tave išlaisvinsiu, jeigu tu ieškosi tiesos. Tiesos tai savyje, ne kituose. Kitos aplinkybės yra duotos tam mums šiandien, kad mus keistų. O ne kad mes jas keistume. Mes esame nelaimingi, nes mes norim keisti pasaulį. Dievas sako, aš pakeisiu pasaulį, tu keisk save. O aš juos pakeisiu. Ir kada mes keičiamės, tada viskas keičiasi aplinkui mus. Bet velnias žmonėms susuka protus, kad jie nesuprastų. Užtat labai svarbu pažinti tiesą, tai pažinti save, kurioje vietoje aš esu. Bet čia yra reikalų. Čia jau, kaip sakiau, reikia jėgos. Jėgos, perlipti save, numirti puikybei tai. Tai va, toliau mes prieisim prie šventumą. Kaip sakiau, mes esam šventi ir kad mes kovotume, galėtume judėti toliau. Mes turime išeiti iš tos teritorijos, turime būti pasišventę. Dievas nenori, kad mes, kaip sakiau, žinotume, bet šventi tai jo vaikai, jo klausytume. Kad sektume jo, būtume sujungti su juo. Ir šventumą tai yra kelionė tokia iš tikrųjų, nuo ko jin prasideda vėlgi. Jin prasideda nuo, kaip sakiau, nuo tada, kada mes pasikviečiame savo širdį Jėzų. Tada mes tampam jo. Iki to mes esam, kaip sakant, velnio karalystė, jis mūsų šeimininkas. Kol mes nesakom, viešpatie ateik. Bet kaip Dievas gali ateiti, vėlgi yra tokie aspektai pagrindiniai, kuriuos noriu iškelti. Tai kad Dievas jis neateis į mano širdį per mano jėgą, per prievartą, kaip uzurpuotojas koks nors, ne. Kad jis ateitų, aš turiu pirmas žingsnis koks padaryti. Atgailauti. Atgailauti tai, kaip sakiau, pažvelgti į save, pažvelgti tiesą ir tada susimastyti. Atgailauti. Paskui kitas žingsnis – išsižadėti, pakeisti kryptį, išsižadėti. Tai, ką tu darėjai, tai, kas tave buvo pavergę, tai, kas buvo Dievui šlykštu, tai, kas nepatinka Dievui, aš turiu išsižadėti. Bet šventumas prasideda toj vietoj, kada atgailauji ir išsižadė jau išsižadė, aš išsižadu, aš nebesu to pasaulio, aš esu Dieve tavo vaikas. Va, tada aš esu pašvęstas, indas jo. Tada aš nebedarau, aš vėlgi nesakau, kad aš nebenusidedu, aš nusidedu. Aišku, nebe taip, aš jau nebesikeikiu, nerūkau, negeriu, ten dar kažkokių nesąmonių nedarau, bet vis tiek aš kaip žmogus sureaguoju kitas į gyvenęs, mes gyvenam tam pasaulis, ar čia kitas iki pagauna mums. Bet mes turim galimybę taip pat pasakyti, Dieve atleisk ir paleist. Ir paleidžiam. Pamatėm, atsiprašym, jeigu įžeidėm žmogų, būtinai atsiprašom žmogaus. Padarom veiksmą, kad velnias neturėtų vietos. Nes jeigu mes duodam vietos velniui, neatsiprašom, kada turim galimybę atsiprašyti, arba turim galimybę nenusidėti, bet nusidedam, mes automatiškai atidarom duris velniui. Automatiškai. Ir mes nebesam šventi. Šventumas tai reiškia išsižadėti. Išsižadėti to, ką aš dariau. Aš nebepasiruošęs, aš daugiau taip nebegyvensiu. Nesvarbu, kad aš padarysiu tą, bet aš nebeturiu savo širdį to. Tai man yra svetima. Tai, ką aš seniau darydavau, man yra svetima. Aš seniau galėdavau būti ten, kur keikės, rūka, ir man buvo gerai, aš kaip rojų jutaus, ne, tipo, ne rojų, bet, gerai jaučiausi. Šiandien mane tokia
aplinkybė patalpins, būsiu gerai tik tol, kol skelbsiu Evangeliją. Jeigu Evangelijos nebeskelbsiu, aš ten purvins pasijausiu. Nes ten bus keiksmažodžiai ir rūkins, ten bus demona tas pasaulis, aš blogai jausius. Aš ten nebeišbūsiu, aš ten einu į tokias situacijas galbūt kažkur, tai kada turiu jėgų arba galimybę ir skelbiu Dievo žodį, tai aš tol galiu būti, tol būsiu gerai. Bet jeigu ne, aš būsiu purvins, aš nebegaliu būti kaip tam gardė. Apie šventumą Efeziečiams. 2 skyrius 10 eilutė. Mat, ką rašo, vis tiek biški raštą vietas trumpai biški. Mes esame jo kūrinys, sukurti Kristuje Jėzuje, geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Iš anksto mums atlikti. Matot, mes dar nebuvom šį žemėje, ne? Nebuvom. Jau jie mums buvo paskirti atlikti. Ir reiškia, mes turime būti šventi, jo vaikai. Mes jo kūrinys, sukurti Jėzuje Kristuje. Toliau. 1 Petro. Pirmas skyrius, 15-16 eilutės. Bet kaip šventas yra tas, kuris jūs pašaukė, taip ir jūs būkite šventi visų savo elgesių, nes parašyta, būkite šventi, nes aš esu šventas. Ir jei kaip tėvo šaukėtės, to, kuris nešališkai teisia pagal kiekvieną darbą su baime. Elkite savo viešnagės metu. Matot, kviečia būti šventais, kadangi Dievas šventas. Ir mes turime būti, kalba apie ką, kad mes turime būti Dievo atspindys. Mes nebegalime būti tokie, kokie buvom pasaulyje. Ir kaip atsakė, kaip aš sakiau, mes ambasadoriai, va čia sako, kol esate savo viešnagės metu. Viešnagės, nes čia svečiai. Šio žemė mes svečiai, va tą labai turim gerai irgi suvokti. Ir mes nebegalime elgtis kaip velnio vaikai, mes turim ambasadoriai, atstovaujam Dievo karalystę. Mat kas yra šventumas. Ir Romiečiams 6:19. Kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kai buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip pat atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi. Labai geras raštas vieštas, statančius į vietą iš tikrųjų. Ar jau pavargo, tada pakentėsime. Labai norėčiau pabaigti, jeigu galima. Manau, kad tai labai svarbu. Gerai, aš bandysiu spaust, trumpinti kiek įmanoma. Sekantis toks etapas, kuris mes, kaip sakiau, mes atgailavome, ne, tai atėjome, sakykime, čia prie to etapo, kad mes pasikrikštijom. Kada mes atgailavom, pakeitėm savo, nusprendėm keisti savo gyvenimo būdą, mes pasikrikštijom. Tai čia yra, mes sakom, ateik Viešpatie Dieve, aš savo gyvenimą tau atiduodu ir mes gaunam dvasios dovaną, kalbų dovaną, krikšto dovaną dvasioje. Tada mūsų Jėzus Kristus krikštija dvasioje. Gal aš čia dabar nesivelsiu, galima ir vandenį iš pradžių, ir taip galima, ne čia esmė. Bet esmė ta, kad mes, Dievas mus pakrikštija dvasiai, tai jis pažymi, jis krikštija dvasiai, tai ateinam prie vandens krikštą, tai mes iliustruojam tai, ką mes padarom savo kūne, dvasiai. Mes ateinam į vandens krikštą ne per prievartą, vėlgi ne taip, kaip kažkada mumis turbūt visus beveik, turbūt krikštyje bažnyčiuje, ne katalikų. Čia nesąmonė, nes parašyta, kad pasikrikšti žmogus, kada įtikės, kada atgailaus. Kaip tau vaiks tikės ir atgailausi savo prieš prievartą, taip nebūna. Ne tokia Dievo valia. Bet mes, kada jau įtikim, mes tada ką darom? Kaip ženklą dvasiniam pasauliui, žmonių akivaizdai mes išpažįstam, kad mes priklausom Dievui. Bet, kaip sakė Renata, mes ant kulniuką nuo seną gyvenimą ir mes jau keliaujam kitą pusę Dievo link ir paliekam senąjį gyvenimą. Ir dėl to mes ženklam to skandinamės, nardinamės mumis į vandenį pilnai. Mes senasis žmogus numiršta ir išneriam, atgimstam. Kaip Jėzus mirė ant kryžiaus,
Jisai nužengė, numirė ir prisikėlė. Ir kaip Dievo žodis sako, jūs kartu numirėte, taip ir prisikėlėte su Kristumi. Mes prisikėlėme su Kristumi, naujajam gyvenimui. Senasis miršta, įsižadam seną gyvenimą ir mes pasinardinam į naują gyvenimą. Pasinardinam, tas žodis geras iš tauro, kur baptizo. Vėlgi, baptizo yra tas žodis, krikštas. Tai tu buvai agurkėlis, ne? Ir dabar tave paėmė ir panardino į sloviką, į marinatą. Mynai, krapai, kas tenais, druskytė, česnakiukai, ne, į tą marinatą. Tai čia mes senas žmogus, kur mes buvom pasinėrę į pasaulį, gyvenam pasaulyje gyduliais, įgūdžiais, mokymais visais. Mes išeinam iš to gyvenimo, mes įsižadam to gyvenimo, televizijų, ten mokymų, ten tų visų, tai kas mumis pavergia laikę. Ir mes einam į Dievo karalystę ir mes neriam į tą pasaulį, kaip tie agurkėliai, į tą marinatą. Tai pasineriam visų pirma vėlgi į mokymą, į Dievo žodį. Neriam. Ir kada mes išbūnam, kaip sakiau, kuo ilgiau marinate, tam Dievo žodį, mes pradedame, pakeičiam savo agurką, ištraukė po savaitės, po dienos jau jisai, po 2-3 ištraukė, jis keiš skonį, jis į marinatą pasidaro skonis. Ir mes, kada pasinerim Dievo žodį, tada mes keičiamės į Dievo atvaizdą. Mes nebesam mes, bet mes gyvenam Dieve, o Dievas mumise. Ir mes jau skleidžiam tą skanų kvapą, kaip Dievo žodis, gerai kvapą. Mes jau pasikeitę esam tada. Taip. Ir Romiečiam 10 skyrius. Gerai žinomos eilutės ir visada jos dažnai traktuojamos mūsų nuo 8 iki 10. Bet ką jis sako? Arti tavęs yra žodis tavo burnoje ir tavo širdyje. Tai yra mūsų skelbiamas tikėjimas žodis. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Nes širdimi tikima ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama ir taip įgyjamas išgelbėjimas. Taigi mes matom, kad krikštas labai atsispindi su tuo dalyku. Kada mes išpažįstam, širdimi jau patikim, su tikėjimu susirišę, nusprendžiame eiti kitų kelių, mes pasinardiname ir kaip ženklą mes tada pasikrikštėm ir jau mes tampam krikščionys, sakykime, išpažinę viešpatį. Bet yra da tokia dalykas, kad mes įeinam į tą Dievo karalystę, įeinam į Dievo karalystę ir daugas, kaip sakiau, krikščionis pasilieka tame gyvenime, kad kaip senam gyvenime, mums jau nebepriklauso senas gyvenimas, bet mums priklauso, kaip čia pasakyti, antgamtinis gyvenimas mums priklauso. Mums nebepriklauso ta žemės, mums priklauso antgamtinis. Tai, kas yra Dievo, tas yra ir mūsų. Dievas mus įveda į naują gyvenimą, tai, kas yra danguje. Ir dėl ko aš, Morkaus dar atsiverskim, tada Evangelija 16 skyrius, 17-18 eilutės. Čia Jėzus kalba apie tai, Dievas. Ir kurie tikės, tuos lydės šie ženklai. Mano vardu jie išvarnės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirtinų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Bet dabar jau tą, kur prakalbėjom visą tą laikotarpį, tą istoriją, visą sakykim, mums jau tai priklauso. Kadangi mes jau esam pasikrikštyje, įtikėję, pasinardinę į Dievo žodį, mes nebe mes gyvename, bet Dievas mumise gyvena. Ir tada, ne tik kada išgirdau, bet kada jau einu tokį, ne tik kada sužinojau, bet kada pašvenčiu save, kada nusprendžiu savo širdies siekti nuoširdžiai. Nes Dievas mato ne mūsų darbus, mes galim dažnai tuščiai daug kalbėti, bet širdie to neturėti. Ir Dievas žiūrės ne mūsų pokalbius ar mūsų darbus, kurie yra iš mano kažkokių tai emocijų ar ten dėl gerų darbų, kad kitam gerai atrodyčiau. Dievas žiūri motivaciją, mano širdį. Ir kada mano širdis toj situacijai, tada mus lydės šitie ženklai ir stebuklai. Tada aš būsiu tikrai jo. Aš tada būsiu pašvęstas jau, ne žodžiais, bet darbais, savo širdį. Ir ne darbai svarbiausiai, bet mano širdis. Darbai yra tik pasiekmė.
Mūsų savo teisumų mes neįeisim į dangaus karalystę ir niekas mums nepriklauso nuo mūsų teisumo. Viskas priklauso nuo Dievo teisumo, nuo jo aukos. Kada mes pažįstame, kur mes esam, kas mes tokie esam, kas mums priklauso, tada mums ir priklauso. Ir kada mes tai žinom, mes tai deklaruojam dvasiniam pasauliu. Ir tie dalykai, jie turi vykti. Turi vykti mūsų gyvenimus ir mes tai turime įsiskverti, tai įsileisti savo, išpažinti, taip nenustoti išpažinti. Nes mes, vėlgi ne ta tema, bet vėlgi trumpai, mes puikiai žinom, aš daug sykių jau kalbėjau apie tai, ką mes kalbame, tą mes ir turime. Jeigu mes kalbame tuos savo prakeikimus, mes ir gyvename savo prakeikimuose. Būna žmonės krikščionis ir jis savo kalba, aš nelaimingas, man čia nesiseka. Nu, jeigu tu tą pranašaudi, tu tą kalbi, tu tame ir esi. Bet jeigu tu sakysi, man viskas gerai, aš maloniai iš Dievo aš gyvenu, ne tik tai sakysiu, bet tu matysi iš Dievo, tu tuom tikiesi, tavo gyvenimas ir keisis, bet jeigu tu prakeikinėsi, tu save darysi. Supranti, kaip aš sakiau, dvasinis pasaulis, ne? Jeigu aš ištariu blogą žodį prieš save ar prieš ką nors kitą, nu, kitam gal nebūtinai, bet savo, sakykime, kaip pavyzdį. Aš sakau, oi, man nesiseka. Ir dangui vyksta teismas, kaip sakiau. Ir visą laiką velnias stovi prie Dievo, kaip ir jis sako, o, jis man davė valią, jam nesiseka, aš ateinu pas jį, nesėkmės dvasia ateinu pas jį. Nu ir ateinu, nes jisai lūpom išpažina tai. Bet jeigu aš sakau, aš surišu tave nesėkmės dvasia, man priklauso Jėzaus palaiminimui, nes Jėzus mirė ant medžio, kaip parašyta, kiekvienas, kuris kybo ant medžio, yra prakeiktas. Jėzus prisėmė prakeikimą mano, nes jis man priklausė ir dovanoja man teisumą. Ir aš taip išpažindamas, lūpomis, širdimis tikėdamas, kaip skaičiau, lūpomis išpažįstu, aš jo teisumu griaunu prakeikimą, griaunu skurdą, griaunu ligas. Aš einu, jau ne savimi, jo einu, tikėjimu, jo žodžiu. Aš nebekalbu iš savęs. Jeigu aš einu, va, čia ir prasideda tikėjimas. Jeigu aš kalbu prakeikimo žodžius, aš tuom ir tikiu. Tikėjimas labai gerai pasirodo. Žodis ir paskui darbas vyksta. Aš išpažįstu visą laiką tą, ką aš tikiu. Jeigu aš kalbu, reiškia, aš ir tikiu nelaimėm. Bet jeigu aš tikiu Dievo žodžiu, aš išpažįstu Dievo žodžius, aš tą ir turiu. Vat labai svarbu va, tas dalykas, kad mes prie savo lūpų turim sėdėti. Ir kaip sakau, mes laimingi galim būti tik Dievo namuose. Jeigu mes nepasirinksim Dievo namų, mes nebūsim laimingi. Nes tai teritorija laimės nerasim. Laisvę turėsim, bet laimingi nebūsim. Laisvė ta, nebus ta laisvė, kada laisvė bus šėtono karalystėje veikti, bet maloniai nebus laisvės veikti. Ir paskaitykim Luko Evangeliją, labai gera vieta visiems, bet ten labai gera vieta, man patinka. 15 skyrius nuo 11 eilutės. Visi labai gerai žinom šitą istoriją, kurią Jėzus kalbėjo apie sūnų palaidūną. Ir ten iš tos Evangelijos vietos galima daug tų iškelti aspektų ir vieną sūnų, ir antrą, ir, nu, paskaitykim, paskui pažiūrėsim, ką čia gerą rašo. Jis kalbėjo, toliau vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Čia Jėzus palyginimą tokį pasakoja. Kartą jaunesnysis tarė tėvui, tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Praėjus kelioms dienoms jaunesnysis sūnus pasiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimąją šalį. Ten palaidai gyvendamas iššvaistė savo turtą. Kai viską išleido, toje šalyje kilo didelis badas ir jis pradėjo stokoti. Tada apsistojo pas vieną to šalies gyventoją, tas jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankštimis, kurias ėdė kiaulės. Bet ir tų niekas jam neduodavo. Tada susiprotėjęs jis tarė, kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonas, o aš čia mirštu iš bado. Ir va čia tokia va viena gyvenimo istorija, ne tokia kelionės pradžia, tai va čia pradžia. Tai va visi mes kažkada gyvenime, ne kažkada buvom toje situacijoje, kada mes vargom, ėjom patys, galvojom. Mes kažkur tai matėm, kad kažkas gerai gyvena ar dar kažką. Ir kad mums kažkas paskelbė Evangeliją, ne apie Dievą papasakoja. Ir mes tada pasakėm, mes einam pas jį užteks, aš nebenoriu vadovautis. Čia viena iš tokių pusių. Paskui ką rašo? Ką jisai sako? Kelsiuosi, eisiu pas tėvą. Ką jis padarė? Jis pasakė, kelsiuosi, eisiu pas tėvą. Priėmė sprendimą.
ir sakysiu, tėve, nusidėjau dangų ir tau. Kas įvyka? Atgaila. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Bet aš noriu, Dieve, pas tave, aš esu nusidėjėlis. Aš noriu pas tave, žinau, kad tu esi geras. Nu, labai svarbu, va, ta širdies pozicija. Ir skaitykim ne tik tais kaip turinį, kaip istoriją, bet ir skaitykim šitą vietą kaip poziciją iš gelmės, kodėl tai padarė, ką jis tai norėjo, va, save pamatykim. Jis pakilo ir iškeliavo pas tėvą, jam dar toli esant, tėvas jį pamatė ir apimtas gailesčio pribėgo, puolė ant kapo ir meiliai pabučiavo. O sūnus jam tarė, tėve, nusidėjau dangų ir tau nebesu vertas vadinti savo sūnumi. Bet tėvas įsakė savo tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite, valgysim ir linksimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Tai, kas laukia kiekvieno žmogaus, kuris ateina į Dievo karalystę. Mes esame visi Dievo vaikai, bet atėjus metui mes nusprendėm, kad mes gyvensim be Dievo taip, kaip mums patinka. Ir mes išėjom iš tos, net nebuvom įėjom, mes net nebuvom, kai kurie įėjai, tai galima sakyti, ne? Ir mes gyvenom kaip norėjom, kada mes jau nebeturėjom, prašėrėm, ką galėjom, padarėm, nusivylėm, susirgom savo gyvenimais. Mes tada sakom, Dieve, taip, nesu vertas. Ir ką? Mes ateinam, mums priklauso visą tai. Mes linksminas, Dievas mums papjovė veršį, jis mums duoda visko apšiai, mums nieko netrūksta. Nes mes parėjom į jo namus. Bet kas buvo dar? O vyresnysis, jo sūnus buvo laukose, kai grįždamas prisiartino prie namų, išgirdo muziką ir šokius. O, teisuolis grįžta, aš dirbu pas tėvą, ne, namuose, iš laukų grįžtau, pas tėvą balius, aš nieko nežinau, kas čia vyks. Pasišaukęs vieną iš tarnų, jis paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti vidun. Tėvas išėjęs ėmė kviesti. O jis atsakė tėvui, štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymų neperžengiau, o tu man nė karto nedavė nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, matai sako, tavo sūnus, prarijęs tavo turtą, su kekšėmis, tu to jau papjovė jam nupenėtą veršį. Va, ir mes dažnai, ne, kaip mes vertinam kitą sykį. Sakam, tas žmogus, jis nevertas, jis toks ir anoks. O tėvas jam pjauna veršį. Dėl ko? Dėl to, kad jo širdis yra. Dėl to, kad jis namo grįžo. Ir gali būti be koks nusidėjėlis, begalinis. Ir aš, kaip sakau, nueini ir pas tos iki gyvos galvos žmonės, ir jie sėdi ten, ir jie aš ant jų supykstu kitas iki, Gintarai, tik tu nepyk ant mūsų, tu tik ateik, sako. Ir jie tokie, kur iš tikrųjų prisiskaitė ir visko žino, o jie tokie mažutėliai. Jie nori tos duonos, jie nori įeiti tą karalystę. Tėvas atsakė, sūnau, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra tavo. Bet reikėjo džiaugtis ir linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado. Vau. Ir va yra antra pusė, ta fariziškumą, kada mes ateinam į Dievo karalystę, kad mes nepasidarytume kaip tie vyresnieji broliai, kad mes nepradėtume žiūrėti į kitus. Labai didelis yra pavojus, velnias visą laiką ateina ir rodo, į nusidėjėlis, jis toks vienas, nors pats ką tik ten maudosi, aišku, čia gal nerašo, kad jis buvo ten, bet visas, sako, priklausė tau, o tu va toksai, va, žinai, nu, iš savo to fariziejų pusės teisuolį, žinai, o neturi meilės, neturi džiaugsmo, žinai. Bet kas man labiausiai šitoj vietoj, tai tėvas tai yra Dievas, mums yra Dievas, Jėzus. Jis mūsų laukia apsikabinęs, jis viską mums duoda. Ir mes žinom tokią istoriją, trumpai pasakosiu, žinai, nu, krikščionys jau, manau, daug kas jie žino, iš tikrųjų, žinot, kai mes ateinam vėlgi tą seriją, kaip mes krikščionybė, kad mums viskas priklauso, vėl į tą pusę sugrįšiu. Ir buvo laivas, kruizinis laivas, ne?
Ir žmogus susitaupęs ten, sakykime, kažkokią dalį mažą pinigų, jam labai norėjo išplaukti tą kruizą ir jisai plaukė, nusipirko bilietą, patį pigiausią ten tipo bilietą, žinai, ir į Rūsį, nu, į kajutę ten, kur darbininkai kažkokie vienu, žodžiu, į kampelį savo nuėjo tenais ir plaukė per tą. Ir jisai norėjo valgyti, nevalgyti, ten savo turėjo, ten tą ritinėlį kažkokį įsidėjo maistuką ir valgė ten ir visą kitą, žinai, ir jisai galvoja, nu, jam dalyka tų pinigėlių biški nuo to, žinai, nuo to bilietą kaip pirka, žinai, ir kaip plaukės, paskui galvoja, lika keli pinigai, galvoja, nusipirksiu savo tą maistą, suvalgė ten, kur buvo ten to žuvėsėlius įsidėjęs. Sako, einu aš, sako, į restoraną, vat nusipirksiu valgyti, vis tiek noriu valgyti, žinai. Jis ateina į tą restoraną, sako, barmenui tam laivę, kruiziniam laivę, sako, va, turiu tiek pinigėlių, ką aš galiu nusipirkti už tuos pinigus, aš labai valgyti noriu. Tas sako, tu ką, juokauji, sako, tu su tokiu kruizu plaukti, sako, čia viskas įskaičiuota. Sako, tu su tuo bilietu viską nusipirkai, tau priklausė visi pietus. Va taip mes, krikščionys, dažnai nežinom, įlipam į krikščionybės laivą ir mes galvojam, kad aš vertas tiek, kiek sumokėjau. Ne! Jėzus sumokėjo vyras jisai, mums priklauso viskas, mes neturim būti tam Rusy kažkur tai. Nu, mes turim būti drąsus, šviesti ir drąsiai įeiti krikščionybei. Dievas pats yra meilė iš tikrųjų. Jono 3:16. Jėzus mirė ant kryžiaus. Meilė, kas yra Jėzus? Nei vienas, niekas gyvenime neparodė tos meilės. Jis ne tik pasakė, kad aš esu meilė. Jis atėjo už mūsų nusidėjėlius ant kryžiaus, numirė, kad ant medžio prakeiktas būtų, ant jos spjaudė, iš jo tyčios vainiką dieverškiečių, prabalę galvą, kirčiais išdaužė su botagais, tai su kabliais jam visą odą nudraskė. Ir čia yra, nu, ne pasakos, čia yra užtvirtinti faktai, kad jis mirė, nė vienos nuodėmės niekas jam nepriskaitė. Šventas būdamas už mūsų nusidėjėlius ir savo norų. Va, kur meilė, nes be meilės yra tuštybė. Bilietas į tą jacht laivą, kaip sakant, yra meilė, Dievo meilė. Ir Dievas ko nori iš mūsų? Nori, kad mes būtume meilė, kad mes išmoktume mylėti. Jo pagrindinis tikslas, pirmas tikslas jo, kad mes priimtume jo meilę, o paskui, kad patys išmoktume mylėti. Yra laikas, kaip aš sakau, ateina vienas iki Dievas stovi, sako, aš stoviu už tai, aš stoviu prie durų ir beldžiu, kas atidarys, aš užeisiu pas jį ir aš su juo vakarieniausiu. Bet yra kitas laikas, kada ateina Dievas ir beldžia iš širdies, jau paskui sako, aš pas tave užsisėdėjau, išleisk mane, aš noriu su tavim vaikščioti. Mes turim išgelbėjimą, pasikešim Jėzų, bet neleidžiam jam veikti. Neleidžiam, tai reiškia, neleidžiam, jam gyventi, neklausom jo balsą ir nedarom, ką jis sako. Nes kada tu klausai ir darai, tu myli. Meilė yra atiduoti, meilė nėra imti. Žmonės sumaišė, aukštyn kojom viską verčia, velnias rodo. Meilė tai va gerai jausis, ateiti apkabinti, nusišypso. Ir tai yra meilė, ir tai jau kainuoja. Bet tai nereiškia, kad aš turiu imti. Meilė nėra imti, meilė yra duoti. Meilė tampa gyva, kada aš ją darau, kada aš ją vykdau, kada aš jai duodu meilę. Tai yra meilė tikroji. Ir va tada reiškia, manyje Dievas gyvena. Meilė tai yra skausmas. Meilė yra mirtis. Va čia kažkas tai klausytų, sakytų, kokia meilė? Mirtis. Kokia mirtis? Meilė. Meilė yra mirtis savo. Tam, kad tu gyventum. Čia yra amžiniajam gyvenime. Kad aš mirštu savo aš, savo norams. Bet paklust tada gimstu Dievui ir darau nebe ką aš noriu, ne ką mano kūnas nori daryti, bet darau tai, ką nori Dievas, kad aš daryčiau, aš tada atgyju, aš tapu laimingas, aš visą laiką kartoju, jeigu aš tik imu man tai aš lavonas, aš niekam nieko negaliu duoti. Lavonas, jis niekam negali duoti. Ten jau jam reikia gėlyčių, apklosti dar kažką, tai ne. O gyvas žmogus jis turi duoti, jis turi kitam naudoti. Ir kada tu pradedi mylėti, duoti, lengva mylėti, va ten, žodžiais Afrikui, našlaičius kažkokius, ar karo zonai, dar kažką tai. Bet pradėk nuo mažo dalykų, savo artimą mylėk, savo šeimą mylėk. Atsikėlęs iš ryto, kaip sakau, bliūdus išplauk už juos, dar ką nors. Ir tai bus meilė. Bet dažniausiai va tokį mažą dalyką mylėti yra sunkiausiai. Tas, kuris yra tavo artimas, tas šalia, yra sunkiausiai mylėti. Todėl mes mylim visą pasaulį, bet savo artimą nemylim. Dėl ko Dievas ir nori bažnyčios? Dėl to, kad išmoktum mylėti savo artimą, kitokį priimti. Jam patarnaut, kad išmoktum.
šeimoje savo, kad išmoktų mylėti. Nes toli lengva visus mylėti, bet tos, kur šalia yra sunku mylėti. Gerai, trumpai Jono 12 dar atsiverskim. Dvim 3, 25. O Jėzus jiems tarė, atėjo valanda, kad būtų pašlovintas žmogaus sūnus. Iš tiesų, sakau jums, jei kviečio grūdas nekris į žemę, nenumirs, jis pasiliks vienas, o jei numirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją praras, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Aišku, čia Jėzus apie save kalbėjo tom pačiu, kad jisai turėjo numirti, kad jis turi mirti ant kryžiaus, tam, kad mes visi gyventume šiandien. Bet lygiai tą patį mes savo gyvenime turime taikyti. Lygiai taip pat mes turime numirti, kad gyventų šalia mūsų esantis. O mes jo nenužudytume, bet kad jis gyventų. Kada mes mirštam savo ir darom tai, ką nori Dievas, tada kitas gyvena, mes skleidžiam meilę ir jis tampa gyvybė. Va, žodis tampa gyvu, kad aš noriu pažinti tiesą. Jis atsiveria iš visų pusių. Jėzus kalba apie save, bet tuo pačiu ir apie mus. Ir vėlgi mes galim norėti tik perskaityti, kad Jėzus. Ir nenorėsim numirti savo. Ir neskaitysim tos iš kitos pusės, kad aš turiu numirti. Jėzus numirė, o aš šiandien man viskas priklauso. Nu, kaip tas sakiau, prieitas iki kalbėjau sėkmės evangeliją. Tau niekas nepriklauso, jeigu tu nemiršti savo. Tu savo numirk, tada tau viskas priklauso. Tada yra meilė. Meilė nėra tik tais man, aš ir dar. Ir dar toks vietas, Dievas, kadangi yra meilė, ir kaip sakiau, Dievas yra žodis, ne? Biblija, kai mes skaitom šventas raštas, yra Dievo žodis, yra Jėzus. Jis yra meilė. Lygiai taip pat mes skaitom Hebrajam 4, kur čia dabar? Hebrajam 4:12, visiems irgi gera eilutė, ne? Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų ir teisia širdies mintis bei sumanymus. Dievo žodis. Jis yra meilė. Jėzus teisia. Jeigu aš Bibliją taikau savo, jis yra man dviašmenis kalavijas, pagrindinis ginklas, su kuriuo aš nugaliu save, tos demonus, kurie bando apsistoti manyje. Jis yra tas dviašmenis kalavijas. Tai yra Jėzus, Dievas. Dar norėčiau daug, bet žiūriu, kad laika nebėra, gal paskutinė eilutė. Paskutinė eilutė, gerai? Ar dar galiu? Gerai, trumpai. Morkaus Evangelija. 12 skyrius, 28-34 eilutės. Vienas iš 8 žinovų, girdėjęs juos besiginčiant ir supratęs, kaip puikiai Jėzus jiems atsakinėjo, priėjo ir paklausė jį, koks yra visų pirmiausias įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraelį. Vėlgi, klausyk. Kaip mes klausom? Per Dievo žodį visų pirma. Viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats Jėzus Kristus. Jėzus Kristus. Ne kažkokie ten statulos ar dar kas nors ten prisigalvotų mūsų ten šventieji ar kas, bet Jėzus Kristus. Tada mylėk viešpatį savo Dievą visą savo širdimi. Jį, Jėzų Kristų, ne kitą, jis. Visų savo protų, visomis savo jėgomis, tai reiškia kažką darydamas, jėgomis, įdėdamas save, investuodamas. Tai pirmasis įsakymas. Antrasis panašus į jį. Mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra jokio kito įsakymo didesnis už šiuos. Meilė. Meilė pats didžiausias įsakymas. Bet iš kur aš jos gausiu? Koks buvo pirmas įsakymas? Mylėk Dievą.
Jeigu aš nemylėsiu Dievą, aš nesugebėsiu mylėti savo artimą. Dėl ko antras eiliškumas yra? Dėl to, kad aš mylėsiu savo artimą kaip save patį, kada aš pamilsiu Dievą, kada jis bus mano šaltinis, kada jis taps mano gyvybė, kada jis mane gyvens, tada aš sugebėsiu numirti savo ir mylėti bažnyčios draugą, ar šeimos narį pakęsti kitokį. Dėl ko skyrybos, visokie šeimuose, nesusitarimai, dėl to, kad visi laukia savo, niekas nenori numirti savo, bet nori gauti savo. Bet kada tu lauksi, ką tu gali duoti, tu lauki progos, kada tu patarnaut kitam. Tu taip nesugebėsi, kol tu Dievo nepamilsi. Kada tu Dievą pamatysi ir Dievo žodį, kada jis tavie apsigyvens, tada tu norėsi mylėti, nes tu pamatysi Dievo akim, nes Dievas jį myli, daugiau gal jis taip pat, aišku, myli visus myli, bet tu suvoksi, kad jis yra toks pat mylimas, kaip ir tada tu sugebėsi mylėti, tada sugebėsi tuos 2 įsakymus vykdyti. Ir visus likusius įsakymus tu sugebėsi vykdyti. Ir tau jų nebereikės vykdyti, nes tik tie 2 yra galioja virš visų įstatymų ir pranašų. Tie 2 - mylėk, meilė. Dabar tikrai paskutinis viskas. Gerai žinoma tą vietą suskaitęs, bet tai labai perskaitau viskas ir baigiam. Žinom gerai šitą raštą vietą. 1 Korintiečiam 13 skyrius. Kai kas nors klausia, kas yra meilė, ne? Tai sakau, paimk ir paskaityk 1 Korintiečiam 13 skyrius. Kas yra meilė? Ką apie tai kalba, žiūrėkime. Jeigu aš kalbu žmonių ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, esu kaip skambantis varis, ar žvangantis simbolai. Galim barškėti, bet jeigu nėra meilės, tai nėra Dievo, mes tik barškalai ir liekam. Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visą pasaulį, ir turiu visą pažinimą, jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti visą, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną sudeginti, bet neturiu meilės, man nėra iš to jokios naudos. Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi, meilė nesigiria ir neišpuiksta. 4 eilutė ir jau čia pradedi žiūrėti save ir gali pamatuoti, kurioje aš vietoje, ar aš myliu, bent jau ar aš noriu būti toje vietoje, ar aš noriu mylėti, bent jau taip sakyti. Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai. Ar tikrai? Kur aš? Kokias mintis aš leidžiu tenais? Nesidžiaugia neteisybė. Ar tikrai niekada? Oi, kokia stiprios vietos. Džiaugiasi tiesa. Įdomu, yra pavydas, čia apie pavydą. Nesidžiaugia neteisybė ir džiaugiasi tiesa. Jeigu aš turiu pavydą, aš niekada kitų nepasidžiaugsiu. Aš pavydėsiu, aš neturėsiu meilės. Ir tai labai geri tokie indikatoriai. Žiūrėk, kurioje vietoje. Ar tu džiaugiesi, kai kitas kažką įsigina, ar kai kitas džiaugiasi, tu džiaugiesi. Jeigu tu džiaugiesi, jau tu myli, jau tu pažinai Dievą, jau tu geram kely. Bet jeigu ten kyla kiti jausmai, jis nevertas, jis nusidėjėlis, kaip jis už mane geresnis, viskas. Tada Dieve, pasigailėk ir atleisk man. Meilė niekada nesibaigia, baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas. Nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. Bet kai ateis tobulumas, tai kas iš dalies pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, bet tapęs vyru palikau tai, kas vaikiška. Mes užaugome. Dabar mes matome, kaip per stiklą migloti, bet tada veidas į veidą. Dabar žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir pats esu pažintas. Dievas mūsų pažįsta. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausias iš jų yra meilė. Pats didžiausias meilės išraiška šių žemė - Jėzus. Grįžtam prie Jėzus.
Jis yra Jėzus. Meilė, kelias, tiesa ir gyvenimas.